Agi, tavo geras dėkliukas. Tai jo, čia labai smart, žinai, kai reikia lupytės pažiūrėti, kaip atrodo su veidrodžiu. Nu tai ką, turim pagaliau pirmą kartą per 5-6 metus kažkokių naujienų apie sekančią Kotar knygą. Neturim dar, nežinom, kas bus. Aš tikiu, kad Kotaras, nes kaip ir tu sakai, jinai bereikalingai niekur neina ir nedaro tų interviu. Jeigu eina tokius Call Her Daddy, vieną didžiausių dabartinių podcastų, jeigu jau eina. 2 metus žmogus buvo vaiduoklis. Nu, jos beveik niekur nebuvo. Čia mes kalbam apie Sarą Džimes, jeigu kas, apie vieną tikriausiai dabar populiariausių rašytojų pasaulyje. Ir apie jos knygų tęsinius, nes prieš 2 metus Sara išleido 3 Crescent City dalį ir nuo to laiko dingo į kažkokią juodąją skylę ir kaip ir Kotar 5 čia turėtų būti, nes ta novelė kaip ir 3,5, aš nežinau, čia skaitysis 5 ar 6 dabar iš tikrųjų ta knyga. Man atrodo, kad neskaitosi 5. Jo. Bet nes buvo tame Bloomsbury 5 novelė ir 6. Jo. Žiūrėkit, aš... Taip, nes jau yra, kaip pasakyti, šiandien ar vakar naktį pats ne Bloomsbury, o Barnes & Nobles pasidalino. Kad ten yra audiobukų, bet ten jokių viršelių nėra, bet įkėlė tas 3 knygas ir mes tokias visas jau vyksta, bus kažkas, dėl to daug vilčių tikrai dedam, kad tam podcast'e, kuris šiandieną naktį, tai mes daug nešnekėsim, nėra čia ką šnekėt, man atrodo, nes ir šitas to labiau video išeis tik tais kitą savaitę, kai jau tas podcast'as bus, tai nieko daugiau, manau, nešnekėsim, bet mes trinam rankom visas pasaulis, kas yra skaitęs, manau, Saros knygas. Į sveikatą. Laukit, sutinki čia. Čia aš matai, čia tiesą pasakiau. Tiesą pasakai, sutinki su manim. Tai va. Taip. O šiaip šiandieną mūsų labai trumpas vienu žodžiu įvadas ir mes kipsim šiandieną prie mūsų pokalbio. Ir vėlgi, norim padėkoti už palaikymą ir praeituose video, šis yra mūsų 3. Tai, nuostabu, kažkaip tas mėnesis žiauriai greit praėjo. Žiauriai greit, atrodo, kad aš vakar čia tas filmausi. Atrodo, ką tik mūsų buvo Valentine Specials, kas tikrai buvo prieš mėnesį. Mes ir buvom susitikę maždaug 10 dienų iki paleidimo, iki Valentino dienos, nes išėjo 13 dieną. Tai wow, tai greit pasimatom, tai ačiū ir nepamirškit spausti tų laikų, širdelių. Like, subscribe. Šiaip ir... Kaip aš nekėjau su savo sesę, sako, ir labiau jau atrodom dar labiau atsipalaidavusios ir tos 2 valandos... Mes visada atsipalaidavusios. Jo, bet aš galvau tokia biškį susikaušus mergaitė, bet sako, kad ir tos 2 valandos netgi greičiau susiklauso negu tas pirmas podcastas valandos. Man kosmosas, nes aš pati, kadangi irgi visada perklausau ir kai išeina būtent premjera, aš visada per televizorių pasijungiu, jeigu namuose būnu, tos 2 valandas, paminu, ten taip greit susiklausė. Žiauriai greitai, taip, aš pati įsijungus irgi žiūrėjau. Pati save. Tai dabar važiuosim į 3-4 valandas, kai kitos merginos turi kur podcastai po 4 valandas, aš galvoju, dieve. Bet jeigu yra įdomu, žinai, pavyzdžiui, jeigu įdomu ir, pavyzdžiui, jeigu man dar visai gerai keičiasi temos, ne? Taip. Man išlaiko dėmesį, aš bet klausysiu. 4 valandas, kaip pagalvoju. Ateityje galbūt tikrai turėsim, kai turėsim jau ir operatorių, dar porą kamerų papildomų ir gal kažkokių pašnekovų, tai mes pasiruošusios, vienu žodžiu, dar tikrai šnekėti. Šiandieną sugalvojom tokia visai, aš sugalvojau ir Kornelijai bandžiau pripiršti. Ir Kornelija sako taip, kad galbūt bus įdomu, tai aišku pašnekėsim daug ir apie knygas, bet kažkaip apie sapnus, sakau, pašnekam apie sapnus, apie tos košmarus, miego paralyžius, apie sapnų valdymą, vaikščiojimą per miegus, visus tos dalykus ir žinoma, kad tam turim knygų ir filmų rekomendacijų. Nes kaipgi be to. Ir dar merginos, kurios rašė man, kokių temų norėtų, sakė, kad nori tų teorijų, kaip jos. Konspiracijų. Tai nežinau, ar spėsim paliesti. Bet... Ei, kūna folijos kepurė. Tai mes pamiršom, neturiu namuose folijos, nes sakė, jeigu šnekėsim apie konspiracijas, tai turėsim įsidėti tas kepurės, kurias čia pasidarysim. Įsivaizduokit, kad čia yra iš folijos kepurė padaryta. Tai va, tai nežinau, ar spėsim, bet irgi čia nais dabar su Jimu Carreyu tiek nuskambėjo, net ir Lietuvos žiniasklaida rašo, kad čia buvo vienu žodžiu apdovanojimai, manau, daug kas irgi matė, žinot, buvo apdovanojimai ir jis ten tikrai atėjo labai, į save nepanašus, bet
turint omeny Jimą Carrey, kad jis yra toks shifteris, šiaip shifteris, nes jo personažas ir jisai, tai daug kas sako iš vienos pusės, kad tai tiesiog jisai žaidžia, paskui buvo atsiradęs, kad kažkoks persirenginėtojas, bet jau ten yra atmestas tas dalykas, kad ten ne jisai, kur buvo ten kaukė, man ten, žinai, ta fotkė su jajum padaryta buvo. Bet aš ta prasme, ir žinai, dėl ko dar visi labai čia panikuoja ir labai taip sukilo, nes visi sakė, kad jisai iš vis yra apdan su Hollywoodą, ne? Ir kad jeigu jis ateis pasirodyti, vadinasi, tenais yra ne jisai. Taip, nes prieš kiek 2 ar kelis metus jisai kažkokiose apdovanojimuose, nes jisai šiaip aš kadangi mėgstu biškutėlį tų konspiracijų teorijų, tik tokia tiesiog pasižiūrėt, man toks guilty pleasure laiko dalykų ir kad jisai šiaip labai visada nekęsdavo ir nemėgdavo ir pašiepdavo tos visokius apdovanojimus ir staiga jisai čianais atėjo už nuopelnus pasimti ir vokiai čia viskas fainai ir jisai tada šnekėjo būtent apie tuos turtingųjų, vienu žodžiu, būtent ir su Epstein failais, kas čia buvo, kad tas visokios prekyba žmonėm ir tie visi nešvarūs dalykai ir jisai ten toj kalboj kažkaip viešai pasisakė ir jis tada dingo. Tai čia sakau, konspiracijos grinai. Bet, ką aš irgi dar mačiau tik tokią, tik dabar neprisiminsiu to aktoriaus vardo, kur jisai tiesiog yra video, kuris įprodo ten tą Jimo Carrey senesnį video, kur sako, kažkaip, ar tu dabar mane matai, ar dabar supranti kažkas tokio ir jis atsitraukia nuo tos kameros toksai. Tai dar kas sako, kad čia yra įvedimas į kažkokį tai dar naują filmą, čia kaip promotionas prasideda. Tai gal. Bus matyti, bet crazy. Aš tokį crazy dalyką dar mačiau, kad Jimas Carrey apsimetė ir kad Bideno net nebuvo, kad Bideno apsimetė, kad tipo sugrimus su viskuo, bet buvo atrinkta iš kažkoks vyrukas tos video filmavo tos konspiracijų, kad iš jo filmų yra iškatinti dalykai, kuris taip pargriūna tenais ar kažko užkliūna ir su Bidenu, kai senais, nes paskutiniai metai tikrai Bidenai ten buvo sunkus, jisai ten ir užkliūdavo ir krisdavo, kad sinchroniškai labai sutapdavo, kur viens prie vieno atrodo tenais ir toks sakau. Tai čia, ko toliau žiūrėsi, tuo labiau žiūrėsi, man atrodo. Kaip ir su Selena Gomez, eiktų načia, jinai jaučiu, ta prasme, taip turėtų erzintis su tuo video, nes dabar apie ją, vienintelė jinai yra labiausiai skalpuojama, okei? Visi galvoja, kad jinai yra ta Green Davis. Ir dar kažkokia yra, ne tik Green Davis, bet ir dar kažkokia. Dar vyresnė, bet pagal amžių turėtų būti nebegyva ta močiutė. Jo. Tai nelabai irgi sueina. Čia, aš sakau, čia gal kaip su Substance, aš nemačius, tu mačius tą filmą. Jo, bet šiaip labai geras filmas ir labai gerai. Aš žinau, kad jis toks šliukštus, ne tai, kad šliukštus, jis toks kažkokius labai jausmus sukelia, kažkokius tokius, kad... Šiaip, čia jeigu nematėte, norėsi pasižiūrėti, iškart saugas spoileris. Tas filmas realiai yra apie tai, kaip mes bandom išlaikyti tą grožio standartą. Taip. Tai yra ta vyresnė moteris, kuri nusiperka tą paketą, nes vėl nori būti jauna, vėl nori būti graži, bet tu turi kas savaitę laiką grįžti tą savo kūną. Nes jeigu negrįši, prasideda nesąmonės, ten krenta plaukai, ten dar kažkas, ne? Ir jau kai baigės ant tas tavo gelis, tai baigės tas tavo gelis, ne? O jinai vis palikdavo tą paną. Pirmiausiai grįždavo normaliai, apsikeisdavo, po to, aišku, nebesinori, nes nori būti ta jauna, nori būti ta graži, nori ta norima. Ir galiausiai ten tokia siaubūnė, šlikštūnė ten tampa. Bet sakau, aš ką išsinešiau iš to filmo, dėl ko man labai patiko, nes labai gerai parodo, kad ar tu būsi belė kokią graži, tau vis tiek ir Knis Potter sakys tenais, kad tau reikėtų to, kam tu prisidėjai krūtinės, kam tu prisipampavai veidą, tada tu prisipampuoji veidą, prisipampuoji šikną, sako, o kam to šiknos reikėjo, kam to lūpų reikėjo, kam to dar kažko. Ir toks, sakau, labai gerai parodo, ant kiek mes esam toj užsisukę grožio industrijoje. Jo, žiauriai. Nes tikrai, manau, gali daug žinučių pasimti iš tokių filmų ir tiesiog tą žinutę, kad tu niekad neįtiksi niekam, tai tu turi iš esmės apie save, manau, labiau galvoti. Bet sakau, aš būtinai pasižiūrėsiu, kažkaip niekad neprieinu prie to filmo, aš žinau, kad jisai geras ir daug kas rekomenduoja, bet taip pat... Nes jeigu neklystu, Demi Moore už jį ir gavo apdovanojimą, ta prasme, už geriausias aktorės ar kažkas tokio. Tikrai, man labai patiko. Man atrodo, jinai ten norėjo ne Grammy, kai ten tie apdovanojimai tie aukščiausi, aš dabar maišausi, kad lik negavo, bet labai tikėjosi. Oscar? Jo, už Oscarą. Žodžiu, tai čia gal... Tikrai, jeigu kažkam įdomino tokie filmai su tokia gilesnė mintim, man asmeniškai su gilesnė mintim, tai tikrai siūlau tikrai gerai ir padarytas, ir labai gera vaidyba, ir labai gera žinutė. Tai.
Jo, ir va tos konspiracijų teorijos, kaip ten kas vyksta. O gerai, žinai, pagalvoju, tada pasižiūri tokį filmą ir galvoju, o jeigu iš tikrųjų taip yra. Nu, tai neaišku. Aš jau žinau, nieko, aš jau nebežinau, ko tikėti. Aš sakau, tasme, kai pasižiūri ten to TikToką, paskui toksai... Nes jie, žinai, pradeda, iš tikrųjų, ypač sakau, bet tikrai atrodo, Gomes jie taip gerai suriša, kad na, jisai buvo 2016 metai, kad po to viskas pasikeitė, kad ir Justinui pasikeitė, kad ten depresija dėl tos jo dainos, kur tenais atrodo, kaip mirsų žmogų šneka, kad Tatuškės angelas sparnais, tipo, gal iš tikrųjų nebėros irgi buvo, aš nebežinau. Nes realiai aš šiaip Selena labai daug metų seku ir aišku, jinai paskeitus ir anais metais labai ir to svorio daug numetė. Buvo turi tą autoimuninę ligą. Jinai skaitos vilklygė, kažkas... Jo, vilklygė. Tai kas labai daug, aišku, ir tą balsą deformuoja ir, turėjo, taigi ir operaciją, tą inksto ar kažkieno, bet gal ten perkelia inkstą. Tai žodžiu, gal kažkada, gal jūs, nežinau, turit kažkokių, iš kur tenais irgi pažiūrit, kažko paskaitat, galit parašyti komentarus, mes pagilinsim žinias, gal grįšim su kokiu portfeliu kažkada tų visų teorijų. Žinai, ir pagalvojus, aš jau žinau, kad bet kom tikėčiau, nes pirma, TikTokas mane labai gerai įtikina, man tiek tai reikia. O kitas dalykas, žinai, jeigu prisiminkim, kad JAV vyriausybė pasakė, kad iš tikrųjų yra ateiviai ir kažkaip nutilom visi. Nes kol mums nepasakė, kad tiesa, tai visi ūžia. O pasako, jo yra ateiviai ir taip, ne, bet tai mes jau ateiviai ar taip yra, būtų gal... Dar bus komentaruose. Ne, būtų tiesiog kvaila tikėti, kad mes tokioj visatoj ir ne mūsų visatoj, bet kitos milki ir iš tų milki tenais milijonai, tai būtų kvaila tikėti, kad mes čia vieni esame. Čia kaip ir sako, kad NASA iš tikrųjų sukūrė vandenį tirti, o ne kosmosui, bet tenais kažką netau rado, nebenuoja neiti nieko. Ne, aplamai vandens, aš turiu didelių telkinių, vandenynai, aš niekad neplaukčiau su kruizu, niekad gyvenime. Man tai yra baisiausias dalykas ir, kaip pasakyti, Žemėje būtent yra tos vandens visos, kurios visiškai neištyrinėtos, kas ten yra. Tik 5%, bet ir šiaip aš sakau, aš negaliu. Vien mintis apie tą ir kai būna TikTok'ose, kur su jais sukurta tie, kur patikrink savo baimę ir tau ten tos didžiulius dalykus rodo ir man, kur neria į vandenį ir kur tams man iš karto toks pradeda. Bet man, žinai, kas yra, bet man net ne vien su tamsiais telkiniais, bet su permatomais, kaip matos vanduo ar ne, irgi yra. Nes aš nežinau, kad aš turiu tą baimę, kol, kai man buvo 16, aš buvau Švedijoje ir mes kažkaip iššokam į ežerą ir aš pradėjau plaukti ir aš taip plaukiu iki kito kranto ir man taip vidury įsijungia toks biškis. Kažkaip aš taip pradėjau panikuoti, tai gerai, kad mano vyras buvo šalia, tarsi jis man padėjo daplaukti ir po to karto aš supratau, kad aš visiškai bijau, tai vat ir praeitais metais, jeigu neklystu, aš šokau irgi už praeitais metais šokau irgi vandenį, permatos vanduo buvo, nebuvau su tais akvalangų tenais viskuom. Ne, užsienį, Graikijai buvom. Ir permatos vanduo, tu viską matai, bet aš norėjau nugalėti savo baimę, iššokau, paplaukiau biškiuką ir tada jau fleginu savo vyrą, tipo, kad atvaryk, nes man jau prasideda panikos ataka ir aš jau suprantu, kad man jau labai pradedu panikuoti, tai ypatingai tamsus vanduo. You will never see me there. Taip. Never. Ir aplamai, kas ir, kaip pasakyti, tą giluminį nardymą, mano tėtis labai mėgdavo, daug, kai varydavome kokius Egiptus, jie ten nardyt. Tai man toks, nežinau, aš neturiu klaustrofobijos, bet tas, kad tu tenais atrodo, toks pusę žingsnio iki mirties, jeigu tu supanikuosi, kažką ne taip padarysi. Man patinka kojas ant sausumos. Jo, man patinka. Man patinka įžeminimas, man patinka baseinas prie ten Graikijoje. Ne, patinka man juo įmendis, bet sakau, visos tos ir žuvytės, aš tokia bailė, šiaip pasidariusi su vandenynai. Sakau, kai pagalvoji, dėl ko niekad su kruizu negalėčiau plaukti, man, aš tiesiog... Aš sakiau irgi, kad čia man būtų žiauriausia mirtis, jeigu tiesiog pradėjus skęsti. Ne, nuskęsti nebūtų tai baisu, nes tu gali greit nuskęsti. O jeigu, žinai, jeigu tu greitai nuskęsti ir tu kimarinsi vandenį ir tu nežinai, kas aplinkui te plaukioja. Tau užtenka, bet tau užtenka į plaučius porą kartų, patenka vandens ir viskas. Ar turi minėti, kad jeigu iškart skęsti, tu iškart žudytis, kad nesikankint vandenį ir nežiūrėt? Nežinau. Dievo, Agirda, aš jau geriau porą kartų įkvėpsiu to vandens, negu lauks tas kelias valandas vandenį ir aplink mane kažkas plaukia. Visos piranijos, ne. Virkliai visą. Aš tamsiai, tu šviesi. Tu šviesi, mes yin ir yang esam. Nes aš kaip tik dar norėjau tau parašyti, kad pasiderinam, nes, žinai, kad atrodėt kaip dvinukam, bet...
Bet mes bet vaibas tiek panašus, pilka maikė, kažką. Aš matai, esu šiandieną, kadangi mano šiandieną dėkliukų paleidimo diena, tai aš norėjau Teddy ir mano toks, įsidėjau tas kelnes su tokiom biški distopijos vaibo, nes... Realiai? Tobula. Outfit of the day. Outfit of the day. Gerai, tai pašnekėsim apie sapnus. Ir sakau, parinkau tokios biškutėlį informacijos, kad dar tiesiog paskaityti. Nežinau, kas kiek yra aplamai gilinęs į šitą visą sferą ir aplamai. Tai pavyzdžiui, kad elementariai sapnai dažniausiai vyksta REM miego fazėje. Tai dėl ko kartais būna, kad atrodo daug sapnuojam. Šiaip iš esmės sako, kad mes visada sapnuojam, tik tai mes ne visada prisimenam tam tų dalykų. Tai būtent tas REM, kas yra Rapid Eye Movement, smegenų aktyvumas beveik kaip diena yra būtent sapnavimo metu. Kūnas laikinai paralyžiuotas, emociniai centrai dirba labai aktyviai, loginis, racionalus, kontaktinis korteksas prislopintas. Tai dėl to tenais galim ir skraidyti ir ko tik nedaryti. Būtent... Kaip keista. Taip. Žinai pagalvojus, kiek daug vyksta ir mes, pažiūrėjau, neprisimenam. Taip. Nu, šiaip sako, kad būna ten gali sapnuoti dalykus. Aš šiaip iš tikrųjų turiu tą dalyką, kad kartais susapnuoju tikrus tos tokius dalykus, kas paskui vyksta. Nėra, kad tiesiogiai, bet iš tam tikros kažkokio konteksto tokie, bet čia sako žuvų dalykas, kad mes sapnuojam ateitį ir kas vyksta. Bet mano pasąmonė, šiaip aš irgi papasakos, nes aš pati esu patyrus labai daug ir miego paralyžių turiu, nesu vaikščiojus, ačiū Dievui, vienu žodžiu, per miegus, bet būna aš kalbu, man Robertas sakė, kad aš kalbu, jis ten kartais manim pasikalba sapnuose, nes labai svarbu, kad vardu ten nesikreipti, kad ten kažkaip, kad jeigu tu ypač vaikštai per miegus, nereikia ten vardu kviesti, nes kažkaip ten gali kažko susisukti. Nežinau iš tos informacijos, bet čia yra tikrai patvirtinta mokslo. Kaip įdomiai. Bet esu girdėjus tokį dalyką. Tai vienu žodžiu, kažkaip. Bet jo. Aš tai niekada, aš kiek žinau, nesu kalbėjus ir nesu vaikščiojus per miegus, bet aš galiu, kaip tu sakai, pagal mane aš galiu valdyti sapnus. Jo, aš tikrai dažnai galiu grįžti, aš dažnai netgi suprantu, kad esu sapne. Taip. Tai čia yra ar čia tas, sakau, tiesa ar netiesa, ar kažkaip, bet aš žinau, kad aš esu sapne. Aš grinai jaučiu, kad sapnuoju ir aš žinau, ką aš galiu ir kaip daryti. Taip. Tai... O ką reikės, irgi gal prieisim prie šito, nes irgi čia atskira su to sapnų valdymu ir jį galima lavinti iš esmės ir mes turim netgi labai gerą, aš turiu rekomendaciją, tu nesimačias, tai tikrai būtinai yra ir knyga, ir serialas Netflixo, tai aš esu ir skaičius ją, man jinai tikrai paliko įspūdį ir aš kažkada tiesiog random įsijungiau tą serialą po kažkiek laiko, kai jis išėjo, pradėjau žiūrėti ir supratau, kad jau buvau skaičius, net nežinojau, kad tai yra tas pats dalykas ir tiek tas tikrai labai abu gerai, tai rekomenduočiau, aišku, žinant pabaigą paskui, gal net tiek įdomu, bet labai verta, vienu žodžiu, tai irgi rekomendacija, čia dabar prišnekėjau, aš kaip visada užuolankom, pažiūrėsit vėliau. Pažiūrėsit ir sužinosit. Jo, tai šiaip dar įdomus faktai apie sapnus, kad per naktį sapnuojame net 4 arba 6 kartus ir tie sapnai būna 10-20 minučių. Tai atrodo, koks sapnas. Kur tas kontentas? Taip, kur tas kontentas. Ir jeigu dažnai pažadina tave toj REM fazėje, tai tu dažnai prisimeni labai gerai tos sapnus ir per kelias minutės gali arba savo voiceoverį įsirašyti arba užsirašyti, nes paskui jie, žinot, tą jausmą, kad jie labai dingsta greitai tie sapnai. Ir aš tikrai žinau, kad būna, kad dalį idėjom panaudoju. Kad mane, aš kadangi šiaip kūrybiška tokia asmenybė, tai aš kartais būna tikrai užsirašau tam tikrų idėjų ir aš jeigu save programuoju vakare, kad tarkim, kažką tenais man reikia ar tą, tiesiog noriu susapnuoti tą ir tą, man reikia ten to ar ano ir aš būna, jeigu gerai ir pasapnuoju kažką. Jo. Kad kažko tokio ir pasapnuoju. Man reikia daugiau savo smegenis naudoti, nes aš neišnaudoju. Bet ne visada išeina. Čia aš nežinau, nuo ko priklauso, gal irgi reikėtų biškai pasigilinti daugiau į tą. Ir žinau, kas dėl ko tos žiedus, kaip jie tie vadinasi, kur miego visom... Orą rinks. Kas labai domisi tą savo kaip miega gerai ar negerai, tai... Bet jie tokie balkiai ant pirštų. Jo, jie tokie labai... Turėtų būti biškai, žinai, kaip vestuvinis, biškai toks mažesnis. Bet labai įdomu tos, kada, žinai, tavo visos tos miego ir kada tu tam tikrus dalykus. Ir šiaip, kaip pailsi, čia labiau tą sveikatos pusę iš tikrųjų, tai...
Jo. Tai va, irgi buvau užsiraškę 90% sapno pamirštame per pirmas 10 minučių po pabudimo. O tu prisimeni šiaip savo sapnus? Ta prasme, tu dažnai jos prisimeni ar... Kartais aš, pavyzdžiui, kai mane būna Robertas ryte žadina, aš kartais bijau net jam pradėti kažką atsakyti, nes aš būnu dar savo sapne ir aš galiu jam nesąmonių prišnekėti, kaip per haliucinacijas kažkokias, kad tarkim, nustok tenai su tuo laivu ir kluot ar dar kažkas, nežinau būtent ką sapnuoji, bet ir kartais, kai išlipu iš lovos per tas 5 minutės, aš sakau, ir kaip tik prieš porą savaičių sakau, gerai, kad aš tau nešnekėjau, nes tu mane palaikytum visiškai išprotėjusią kažkokią bobą, nes, sakau, būna labai neatskiriu realybės nuo sapnų, bet paskui jie būna kartais dingsta, ne viską prisimenu, bet tikrai būna tokių sapnų, kurie ar ten tų baisesnių kažkokių košmarų, kurie išlieka atminty ir jie ten tave ėda, atrodo, ilgą laiką. Ir aišku, prisimenu visus sapnus, kuriuos sapnuoju su savo vyru dažniausiai, nes jisai, čia yra toks dalykas, kur sakau, gerasis Robertas, kuris gyvena šitam pasaulyje ir mano pasąmonėje gyvena Evil Robertas, kuris visada ten kažką blogo daro, kažką apgaudinėja, kažką ten skriaudžia. Tai aš visada atsikeliu... Sakai, Robertai? Taip, grūzo būna visada jam, tas nors sakau, ką tu vėlis dar. Bet žinot, tu atsikeli su tais tikrais jausmais, nes tą, kad tu išgyveni emocinis, jisai yra tikras. Ir paskui dar irgi turiu faktą, kad, pavyzdžiui, vaikai dažniau sapnuoja košmarus, nes jie dar mokosi emocijas paleisti ir košmarai yra labai arti susiję, kaip mes, jeigu labai pavargę, tiesiog pati ta mūsų, nežinau, smegenis kažkaip jie filtruoja ir paleidžia, tai vien žodžiu toks irgi faktas. Tai žodžiu, Robertas visada gauna pilos už tai, kad bet iš tikrųjų sapnuose ką veikia. Aš esu gal porą kartų, žinok, turėjus labai stiprius tokius sapnus. Dabar pastaruoju metu, aš nemeluosiu, nuoširdžiai pasakius, aš net atsikėlus iš karto, man jau blank space, aš neprisimenu, kada prisiminau, ką sapnavau. Bet aš vieną kartą atsikėliau ryte, jau realiai, jau verkdama. Aš atsikėliau su ašarom ir aš galvoju, prisimenu, ką sapnavau, vienintelis sapnas, vienas iš tų vienintelių sapnų, kurį prisimenu, kuriuom buvo tokia stipri emocija, kad aš verkt pradėjau. Taip, man irgi būna su to verkimu, aš netgi, čia gal mano toks asmeninis dalykas, bet tam tikrą žmogų sapnuojant, bet aš visada verkiu. Man tai irgi liūdnas dalykas buvo, bet aš sakau, žinai, kad ne tik, kad aš atsikėliau, prisimenu, ką sapnavau ir pradėjau verkti, o aš sapne verkiau, tai man tiesiog natūraliai jau miegodama pradėjau verkti ir tada atsikėliau. Tu gal atsikeli su tą emociją ir dar nesupranti, net jeigu pasimiršti, bet tu tokioj emocija atsikeli, jo, šitas būna. Tikrai, žinau, ir dar yra toks fun faktas, pavyzdžiui, nes irgi čia užsirašęs, kad negali sapnuoti veido, kurio niekada nesi matęs. Smegenys remiksuoja realius žmonės, bet, pavyzdžiui, ar esi kada nors sapnavus ant telefoną, scroll, žinai, kur tos tokius dalykus, į ką žiūri. Aš kažkada buvau labai faina įrašą atradus, dabar gal pasidarysim pertrauką, surasiu. Tokie random dalykai, kurių niekas atrodo nėra sapnavęs, kaip ten, žinai, kaip pavyzdys, niekas nėra mažo balandžio, baby balandžio. Dėl to, iš to konspiracijos teorija, tarp kitko grįžtant, yra, kad balandžiai yra iš tikrųjų ne paukščiai, o kad yra surveillance. Dėl to mes nesame matę mažų balandžių. O kai tie balandžiai blemba vieną, pasme, balandžiai šiaip yra, jie ėda patys savo gentį. Žinai ko? Nes akis kapoja. Nes jie nėra tikri, čia jie tiesiog... Čia jeigu žengiant su kepurė pamiršom, uždėsiu čia mums kokią kepurę dabar, žinai. Tai va, bet sakau, tokių fun factų dalykų, kur tiesiog... Šiaip iš tikrųjų, aš šiaip sakau, labai mažai prisimenu savo sapnų, yra tikrai keli pagrindiniai, kuriuos prisimenu ir yra netgi vienas sapnas, kurį aš esu kelis kartus sapnavus per visą savo gyvenimą, kas yra crazy. Taip, aš vieną irgi tokį turiu, gal prisimeni, ar... Ne, dabar specialiai, nelabai. Bet jis yra tas pats dežavų jausmas sapnas, kurį aš esu netgi matau, kad realybė jautus tą dežavų jausmą, žinai? Taip. Tu esi jautus tą dežavų jausmą? Dežavų aš irgi, čia man atrodo, yra, netgi irgi atskirai galim greit pasitikrinti, dežavų iki tam tikro amžiaus, jisai dažniau kažkaip pasirodo, o paskui jisai retėja, bet man tikrai negaliu sakyti, kad dažnai, bet tikrai būna tas jausmas, kad atrodo, tu jau gyvenai šitą dalyką. Man anksčiau būdavo irgi labai pasteisintų, kad galbūt, kai jaunesnėsi, dažniau būna, nes man ir anksčiau dažniau ir būdavo. Bet čia gal vėlgi yra susijęs tais, kad vaikai... keistas jausmas, labai keistas. Žiauriai keistas jausmas. Ta prasme... Tai va, man dar būtent su tuo, kai sakai pasikartojančius sapnus, tai aš
Ir šiaip aplamai sapnai kartais net ir netiesiogiai gali pasakyti apie tam tikras problemas, kažkokias ar užslėptus dalykus, kas pasąmoniai lieka, ar tiesiog mūsų mintis taip kažkaip filtruoja. Tai mano labai juokingas, aš daug metų, ta prasme, sapnuoju, kaip aš esu mokyklai ir kad aš jau pusę metų, bet būna dažniausiai aš pusę metų nebuvau kūno kultūros pamokoj ir dabar veda jau tuos pavasarį ir aš tiesiog turiu pasirodyti ir aš nežinau, ar man išves, nes manęs pusę metų nebuvo fizinio pamokoj. Tau čia PTSD. Bet žinok, aš rimtai ryte atsikeliu ir aš tokiu būnu, aš tikrai pasimetus, atrodo, aš laiku grįžti atgal, kad čia plemba tikrai, ką čia dabar reikės daryti su tą kūno kultūrą. Ir nežinau, kodėl tą kūno kultūrą, aš tikrai jos ten gal nelabai lankydavau, bet kodėl jinai užsilikus mano pasąmonėje ant tokio dalyką, kad aš toj kūno, kad nebuvau pusę metų kūno kultūrai, ką daryti. Įdomu, ką tos smegenys nori pasakyti. Taip, būtent, nes vis tiek čia yra kažkokia užslėpta žinutė, ar ką jos nori pasakyti su šitu dalyku. Žodžiu. Tai gerai, galim pereiti prie miego paralyžiaus. Ar tu kada nori, šiaip aplamai žinai šitą terminą, jeigu niekad nesi turėjęs? Taip, žinau terminą ir... Aš dar pažiūrėsiu, ar mes rašinėjom šiandien. Yra dega retsa, ne? Net aš livinam, man atrodo. Jo, dega, man atrodo. Aš žinau šitą dalyką ir aš taip paniškai bijau, kad man šitas dalykas įvyks, kad aš, žinokit, kokius porą metų miegojau su akių kauke, vien dėl to, kad net daug dievę atsikelčiau vidurį nakties, kad atsimerkčiau ir būtų tamsu. Man niekada nėra buvo. Nes šiaip aš labai sulygint galėčiau su panikos ataka, netgi šitą dalyką. Ta prasme, aš iš tikrųjų tikriausiai, kiek atsimenu nuo paauglystės, man atrodo, aš jau vis turėdavau, bet aš nežinodavau terminų, aš nežinodavau, kas tai yra. Ir po daug metų, man atrodo, aš Karolino Meskino storių žiūrėdama, jinai ten irgi apie miego paralyžių šnekėjo ir apie savo, kadangi jinai irgi pati turėdavo, aš tokia, eina savo, tipo, va, čia yra miego paralyžius, ką aš turiu, ta prasme. Ką tu jauti? Tai dažniausiai būna, ir pas mane dar yra labai freaky tie lygiai, sakės, matches Inception. Kai yra tie lygiai, kur tu eini iš miego į miegą, iš miego ir tau reikia nubusti iš sapno sapne ir sapno sapne nubusti dar. Tai man būna, yra 3 lygių miego paralyžiai. Visų pirma, čianais, jeigu aš paskaitysiu, kas tai yra, kad tiesiog suprasti, tai yra būsena, kai sąmonė pabunda, kūnas dar REM paralyžiaus režime, tai reiškia, kūnas visiškai yra paralyžiuotas, bet tavo tiesiog smegenis nubunda ir tu supranti, kad tu visų pirma sapnuoji, kad tu esi atsibudęs ir gali matyti ar girdėti haliucinacijas. Kodėl tai vyksta? REM metu kūnas išjungiamas, kad neišbėgtum paskui savo sapną fiziškai. Kartais pabundame ne laiku ir sąmonė atsijungia greičiau nei kūnas. Tai iš esmės, kai pradedi sapnuoti, aš visų pirma suprantu, kad aš sapnuoju, kad jau esu nubudus, tai yra, kad nesu nubudus. Ir man visada miego paralyžius būna su košmaru. Tai reiškia, kad kažkas labai baisaus vyksta, neapčiuopiama kažkokia, nes daug kas irgi, bent jau skaičiau, kad yra tie tokie demonai, kurie tose būna kažkoks beveidis asmuo. Ir man tikrai būdavo, aš, kai jau tik pagimdžiau, buvo man labai ilgas laiko tarpas, žinot, kai tampi mama, apie miegą nėra kalbų ir tiesiog matyt, mano organizmas, kai būdavo sekęs, aš bijodavau eiti kiekvieną vakarą miegoti, nes man miego paralyžiai savaitę 3, 4, 5 kartus būdavo. Ir realiai kiekvieną kartą užmigęs, eidamas miegoti, didelė tikimybė, daugiau negu 50%, kad tu tą miego paralyžių turėsi. Tai tie pirmi metai buvo, pamenu, labai sunkus ir kai tu esi pavargęs ir dar net išsimiegoti negali normaliai tiesiog. Tai ir aš sapnuodavau, kad, įsivaizduokit, tu lik nubundi savo lovai ir tu žinai, jauti šalia, kad guli vyras, jauti visą ir kambarį įsivaizduoji, tu tiesiog atrodo, kad nubudai, bet tu negali pajudėti ir visada būdavo miegamojo kampe, stovėdavo tas toks beveidis, juodas siluetas, kuris tiesiog jis nejudėdavo, jis nepuldavo ten kažkaip, bet jis toks, tu visada pasuki galvą ir tu jį matai ir tu toksai, tu negali pajudėti ir tu supranti, kad tai yra sapnas ir mano pirmas, nes čia viskas labai vyksta labai sekundžių, kiti tuos sapnus ilgesnius patiria, o aš iškart suprantu ir aš save bandau išbudinti greitai, aš bandau atsibusti ir įsivaizduokit, kai tu skęsti, tarkim, po vandeniu
esi kokius, nežinau, 5 metrus po vandeniu ir tu bandai išplaukti tą viršų, va toks jausmas, tau trūksta oro ir tu bandai judintis, tu bandai, atrodo, tu rėki, tu judinies tenais ir tu negali pajudėti ir tas vat momentas atrodo, kai tu nubusi, atrodo, kad toks pašoks ten iš lovos, kai filmuose būna ir panašiai, bet tu tiesiog ramiai tiesiog atsimerki, o būni ten atrodo, tu draskėsi, rėkiai, kad tipo, tu bandai save kažkaip prikelti iš to sapno, nes yra tikrai labai, labai baisus ir sunku suvoksi šitą vat jausmą, nes jis toksai, labai, tai vat kelis metus tu neturėjau, jau toks jaučiasi, kad biškai gal tas organizmas netiek, bet sakau, vat būna tam tikrų dalykų ir fun factas, bent jau man ir esu mačius, kas irgi iš merginų dalinosi, kad miego paralyžius dažniausiai gulimoji pozicija, kai tu miegi ant nugaros ir man tikrai, jeigu iš 10 kartų 8 bus, jeigu aš netyčia užmiegu ant nugaros, nes aš visada ant kairio šono miegu, tai vat stengiuosi niekad neužmigti ant nugaros, nes beveik tiesiai miego paralyžių gali varyti. Aš esu turėjęs kelis košmarus, kur aš atsikėliau su baime. Žinai, nėra tai, kaip būna, kaip tu sakai per filmus, kad tiesiog taip. Bet man taip yra buvę, bet labai retai būna, čia realiai kartą jaučiu kokį pusę metų ir tada vadinasi, man jau tikrai psichologiškai turbūt yra sunkiau, yra dar kažką, nes sakau, aš nei prisimenu tų košmarų, nieko, bet aš, ta prasme, būna tikrai atsikeliu vidury nakties, tokia domantas, tai iškart sukat mane kabinti, tipo, žinai, ir nusiraminu, iš karto vėl atsijungiu, žinai, bet tai būna, kad, bet jeigu man reikėtų atsimerkti, nejudėti ir kažkas kampė stovi, kažkai tai, žinai, kai būna ant drabužė, ant kėdžių sumestas ir kai tu atsikirti galvoju, tenais drabužė, tenais baubukas. Aš dar nuo vaikystės turiu ten tą kažkokią baimę į veidrodžius, iš siaubo filmų per daug žiūrėjau. Bet esmė tame vaskau tie lygiai, kai va Inception. Net tarp kitko, jeigu dar yra pasaulyje žmonių, kurie nematė šito filmo, irgi tai yra apie sapnus vienas geriausių filmų ever. Aš neseniai mačiau, kai buvom Aš 100 kartų mačiau, yra žiauriai geras. Tai vienu žodžiu, man tie miego paralyžiai būna tokiais keliais lygmeniais, kas yra žiauriai dar labiau tave išgąsdina, nes tu nubundi iš sapno ir tu esi vis dar sapne ir kelias sekundės tu nespėjai susigaudyti, kad tu esi vis dar sapne, nes kai pradeda vykti kažkokie vėl baisus dalykai, ir tu vėl budinės. Turime, kai tu atsibundi psichologiškai, tu matai kažką, tad tu išsibudini ir iš tikrųjų tu neišsibudini, tu vis tiek atsikeli tam kitam sapne. Taip, aš dažniausiai būna, tarkim, kad tu kažką baisaus sapnuoji, ten kažką vyksta, tarkim, nebūtinai, tarkim, tu lovai sapnuoji, bet kažkoks vyksta siužetas ir tu supranti, kad tu sapnuoji ir tu nori iš to atsibusti ir tada tu atsibundi toj savo lovai, tu jauti, kad šalia guli vyras, kad tai yra tavo patalai, kad tai yra tavo kambarys. Bet tik po kelių sekundžių, kai atsiranda ten tas kampe juodas, tu supranti, kad tai dar esi sapne. Shadow Daddy. Taip, Shadow Daddy. Aš čia sakau, jeigu reiktų priskirti, žinai, kaip atrodo, tai aš galėtų koks Risan. Tokį tai dar nesai baisus sapno būtų. Tai sakau, čia žinai, kaip būna, kaip tik dabar naujo siaubo filmo yra trailerį žiūrėjau ir aš skubliu, čia yra visiškai dark romas, jeigu jie susimestų, jeigu jos anais nenutaip, tai gal čia visai nieko. Kaip vadinasi? Kažkoks, reikia pažiūrėti Forum Cinema, kažkoks. Forum Cinema, nes yra dar Strangers, yra su vienu aktoriu, kur tipo irgi. Aš tokia žiūriu, sakau, man dar metą editų, sakau, Domantui, čia siaubo filmus man taip sakau, jeigu ką promautina. Ne tai, kad tipo, oi, kaip baisu, galimai bus romanas. Gal reikia sugrįžti prie siaubo filmo žiūrėjimo, nes ten yra dark romas, aišku, tik tais ne taip užsibaigia kaip... Gal kai kurie baigėsi gerai, žinai, su romanu, ne. Ten jaučiu ne. Nes kitaip tai būtų, jau visas buktokas varytų, jau būtų išaiškinti tie visi siaubekai. Tai tai šiaip pramoniai yra dabar idėja, išnaudokit siaubekus, buktoką, nes yra didžiulis lajus. Kas yra? Nėra normalių filmų, vienu žodžiu. Tai gerai, dar grįžtant irgi prie košmarus. Dėl ko, kaip pasakyti, tie košmarai, nes kartais būna tikrai niekad nesapnuoju ir atrodo vis tiek palisėjęs ar dar kas nors, bet esant stresui, po traumos, esant miego trūkumui, po alkoholio, keičiant gyvenimo etapui kažkokiam. Ir iš esmės košmarai yra emocijų perkaitimas. Kai tiesiog, matyt, per daug jau turi, tai kažkaip, čia yra tokia amygdala, net man negirdėtas terminas, kuri atsakinga už baimę, REM metu yra labai aktyvi.
Tai tuo tarpu racionali dalis miega. Sapne grėsmė atrodo absoliuti, dėl ko tiesiog atrodo labai... Kad išsigąstama ir atsitikti. Ir čia ir buvo tas faktas, kad vaikams košmarai dažnesni, nes jūs smegenys dar mokosi reguliuoti tas emocijas. Ir pasaulio aš esu pastebėjusi, būna, kad taip giliai labai pradeda kvėpuoti, tai aš būna tiesiog, jeigu išgirstu, užglostų, kad ar netgi būna pažadinu, tai tikrai anksčiau dar, kai mūsų lovai miegodavo, tai labai dažnai jausdavau iš karto, žinai, taip. Kad mokinas turbūt nuo tų emocijų. Jo. Bet šiaip, žinai, gerai, kad nevaikšto dar, nes, pavyzdžiui, aš turėjau skau, mano brolis. Mano sesė biškai vaikščiodavo, tai šiaip baisus dalykas. Aš prisimenu tokius 2 kartus, kad jisai atsikėlė iš lovos. 3 kartus. Atsikėlė kažkaip iš lovos, kad atsisėdo, žiūri mane, kažką pasakė, vėl užmigo. Okay, galvoju, crazy. Tada kitas kartas buvo, kai aš buvau dar, gal kokią 1 klasę, nežinau, už mane vyresnis 4 metais yra. Jis kažkaip sugebėjo atsikelti. Mes gyvenam 1 aukšte daugiabutyje. Atsirakinti duris. Ir su visą kaldrą išėjo ant suoliuko miegoti. Eina savo. Gerai manas, kad kaimelį kokiam gyveno, žinai, ne kažkokiai. Tiesiog taip, mama, už parankės davai atgal. Ir dar 1 kartą buvo, kad jisai tiesiog atsikėlė, jis turbūt tulką norėjo, tiesiog atsidarė spintą. Ir tiesiog. Tai sakau, būdavo, kad jisai dažniau vaikščiodavo, bet kai jisai buvo, nežinau, jeigu man buvo, tarkim, 1 klasė, kai ten buvo spynė, tai jam buvo 11-12 metų tuo tarpu. Po to, kaip suprantu, baigėsi. Nes baisu, šiaip žinau, kad galima išaugti tos tokius vaikščiojimus, nes mano sesė ir išaugo, nes irgi kažkada ją tiesiog atidarinėjant balkoną užtiko. Ei, mano brolis dabar pasakė irgi. Jis irgi balkoną kažko vilkdavosi. Ir sakau, ko tu galvoji, bleva, toks, baisai iš tikrųjų. Kur jie eina? Kur jūs ten tikitės, ką rasti, žinai. Tai gal nežinau, ar jūs pačios turit kažkokių ar vaikščiojimo per miegus, kalbėjimo, ką šnekat naktim, gal kokias paslaptis su vyram išduodat, kur neturėtų jas sužinot, arba tos pačius miego paralyžius irgi galit pasidalinti, nes čia, aš nežinau, tokia tema, man įdomi. Jinai kai tokia atrodo neištyrinėta ir visada labai įdomu, kas tokio mistiško yra, nepaaiškinamų biškai, čia kaip ir siaubo istorijos įdomu, visada, tipo baisu labai, bet labai įdomu paklausyti, tai būtinai parašykite, jeigu turit kažkokių tokių istorijų, nes labai įdomu. Ir sekantis dalykas, tie lucidiniai sapnai. Lucid. Jo. Tai turbūt dėl to lucidiniai ištvari. Jo, liušė, mūsų. Kas ir yra būtent tas sapnų valdymas. Iš esmės, kad kai tu esi tam, toj REM fazėje tu sapnuoji ir tu supranti, kad tu sapnuoji, tai man, aš nežinau, nes irgi čia tu gali labinti tai ir tiesiog irgi einant miegot pastoviai mintimis tą kartoji, kad aš dabar valdysiu savo sapną, aš užmigus valdysiu savo sapną, kažkas tokio. Tai iš esmės apie 50% žmonių bent kartą gyvenime tai patiria, mažesnė dalis gali išmokti tai kontroliuoti. Ir aš irgi tokį fun factą žinau, kad kai žmonės gali valdyti savo sapnus, apie ką jie daro sapnuose. Didžioji dalis. Ką daro? Aha. Ką pasirenka daryti sapne, kai supranta, kad gali? Atsikelti? Ne, skristi. Ir taip, kad tenais kažkoks buvo tyrimas atliktas ar kas, kad didžioji dalis žmonių bando skristi. Tai galite irgi parašyti, ką jūs bandytumėte daryti, jeigu susapnuotumėte ir galėtumėte daryti. Aš tikrai neskristi, aš nežinau, man čia gal toksai, aš nežinau, gal kur nors nusikelčiau, nežinau. Šiaip, iš tikrųjų, žinai, ką dar šneka apie tos lucidinius sapnus, ar ne? Ir kas šneka apie tą, kad tu gali valdyti sapnus. Kad, aišku, kiek mes tom tikim, kiek tame tiesa ir taip toliau, kad žmonės yra iš tikrųjų, žmonės, kurie tuo metu kartu yra su tavim tavo sapne. Taip. Irgi yra savo sapnuose, lucidiniuose ir kad čia kažkaip susikonektina žmonės. Taip, tai čia aš irgi aš tikiu tom. Ir čia buvo irgi tyrimas, man atrodo, aš vakar irgi labai ieškojau visokių ten ar straipsnių kažkokių, ar šiaip kažkokių istorijų. Tai buvo, kad buvo atliktas tyrimas kažkokie mokslininkam, kurie grinai sapnavo ten tose sapnuose ir jie ten kalbėjosi iš tikrųjų. Taip, kaip tai čia ir yra, dabar iššoksiu tą savo rekomendaciją Behind Her Eyes. Knyga ir serialas Netflixo.
Aš kažkaip girdėjusi, kad jisai... Būtinai, pažiūrėk, ten yra tokio lygio ar žiauriai geras plot twistas, gal net serialo, žiūrėk, nes labai gera ekranizacija, nu žinau, kur būna labai retai knyga ir filmas. Tai aš nežinau, ten, kadangi mano tarpas buvo, kai skaičiau, bet man, wow, buvo. Tai bet jis nėra siaubo koks nors labai. Ne, jis nėra siaubo, jis toksai, ne tai, kad thrilleris, tokios įtampos yra ir va būtent ten apie tos sapnus ir tą sapnų valdymą ir, nu, žiauriai geras, būtinai ir kai pažiūrėsit man asmeniškai, parašykite socialinius tinklus, jeigu dar nesat matę, nu žiauriai geras, tikrai. Tai va šitai va temai, kam patinka būtent su tais valdymais ir tas, kad tu tikrai gali to išmokti ir gali tai lavinti, ne visiems pavyksta, bet tikrai va gali tą daryti. Tai... Ir šiaip su to sapnu, sakau, kai mes šnekėjom, kad tame Wolf King'e irgi yra šitas... Ne pirmoji, man atrodo, labiau antroji dalykas yra The Night Prince. Tenais būtent irgi pagrindiniai abu veikėjai sapne turėjo tą ryšį ir jie daug dažnai susitikdavo tose sapnuose. Tai reiškia, kai tu, aš dabar galvoju, man kažkokia dar knyga irgi, kad tu sapnuodamas ten susitinki ir ten, pala, prisiminsiu, ar ne Book of Azrael dabar galvoju. Iš paskutinių dalių. Ne. Žodžiu, ant liežuvio. Paskui gal prisiminsiu, nes man būna kaip ir tada serialą pamiršau, tiesiog kai jau montavau įkėliau, tai įkelsiu apie ką kalbu. Bet irgi, knygose būna tokių, irgi temų. Man šiaip buvo vienas mėgstamiausių dalykų šitose knygose, todėl iš tikrųjų, jeigu kažkas turi dar rekomendacijų panašaus tokio, kur sapnuose susitinka, bendrauja, šneka, ten kažkas tokio, tai irgi parašykite komentarus, nes būtų labai įdomu paskaityti. Man tikrai labai patiko. Jo, tai va, tikrai parašykit. Ir jeigu dar nesat irgi skaitę, tai labai rekomenduoju. Ir rugsėjai išeina 3 knyga. Taip, pagaliau. 3 kart nukelta, išeina pagaliau. Aš valgiau paskutinę dalis bus. Jo, man atrodo, turėtų ir baigti. Turėsim baigtą trilogiją. Taip, aplamai, būtent ir tose sapnuose ten toks geras banteris buvo, kad labai verta. Ir tas banteris, ir man toksai labiau pačiam gale, paskutiniai scenai sapno, toksai jerningas, toksai bevertiškumas, toksai... Kur prašau, tiesiog duok tą kartą, žinai, nieks nesužinos. Girdai, I love it. Belė kaip gerai, belė kaip. Tai vienu žodžiu. Žmonės, kurie sako, siaubo filmus žiūri, tai tie, kurie žiūri daug filmų siaubo, ne visada sapnuoja daugiau košmarų, kartais priešingai jie geriau apdoroja baimę. Tai reiškia, jos netaip lengvai išgąsdinti. Tai gal reikia... Čia Una reverse smegenų kažkoks. Aš nežinau, gal tik tais yra tam tikras amžiaus tarpas, nes paauglystėje visi mano peržiūrėti siaubekai kažkokį impactą turėjo per daug stiprų. Mano sakau, kai reikia vaiką įtikinėti, ne, čia, kai sako, mama, biški čia per tams, man baisu baigtų, čia nieko nėra, pati baisu tenai, nežinai, iš to kambario kažkas sukrepžda, kažkas sujuda. Kas čia vyksta, žinai? Ne, viskas gerai, o pati galvoju, o Dieve, prašau, lyg man dingti iš čia. Nu tai vienu žodžiu. Dar norėjau irgi, ar galima išmokti sąmoningai sapnuoti taip, bet ar tai saugu? Irgi, to Behind Her Eyes, labai šitas irgi, ar tai yra saugu? Nes vis tiek čia yra toks dalykas, čia kaip ir hipnoterapija, iš esmės, tu pereini į kažkokį lygmenį, tam tikrą, tai apie tą saugumą, tai daugumai žmonių tai yra saugu, bet jeigu žmogus linkęs yra stiprų nerimą arba turi miego sutrikimų, per didelis fokusas į kontrolę gali pabloginti ir tą miego kokybę ir vienu žodžiu. Kaip ir žinai, ką make sense, nes tada, jeigu vis tiek tu daugiau išnaudoji savo smegenų, jeigu dar tu kartu ir kontroliuoji, tai jeigu tu ir taip, tau yra tas didelis, tarkim, remas, ne? Maratonus bėgi sapnuose atsikeli, tai logiška, kad pavargęs bus, nes jau blemą nubėgi tą maratoną. Arba blogiausia atveju dar pats bėgioja aplink kūno stadioną, žinai, nes tau vaikšti per miegus. Bet irgi skaičiau, kad dalis netgi sportininkų renkasi tobulinti savo technikas sapnuose valdymo, nes, kai miegi, tai irgi gali dirbti. Gerai, man reikia pasidomėti, čia pasirodo, gal mes knygas galim skaityti, klausyti, žinai, ten kažkokiu būdu įsikelia į atmintį, žinai. Čia gal ateičiai. Čia irgi konspiracijos teorija, mano yra, žinai, kad... Konspiracija čia yra... Bet aš tikiu, kad žmonės galės matyti sapnus ir ką galvoja žmonės. Nes dabar netgi, vėlgi, galbūt meluoju, bet yra video. Uždeda... Taip, nes jau yra kažkokie tyrimai, kur uždeda ir matosi nepilnas vaizdas, bet jau matosi šiek tiek
kosmosas. aš Čia tikiu, yra distopija visiškai. bet čia bus, ir aš žinau, kad manęs neįtikinsi, aš 100% tikiu. Ir tada, žinai, kam bus naudojama? Žmonėm įdės čipą ir matys viską, ką tu galvoji, jeigu tas prieš sistemą. Ir viena Black Mirror serija irgi aplamai, jeigu kas nors nematė Black Mirror, pabandysiu galbūt surašyti arba galbūt net postą kokį padarysiu savo mėgstamiausių serijų, kurios yra nešančios galvą. Tu mačius Black Mirror? Aš kelias esu mačiusi, bet ten realiai atskiros istorijytės. Jo, ten viena serija, jinai gali būti iki valandos, gali būti ir 1,5 valandos ir 2. Apie čia biškį nutrūko mums, tikriausiai baigiau mintis šnekėdama, kad būtent apie tas serijas, kurios atrodo crazy kaip tai, bet kai taip pažiūri iš kitos pusės, atrodo super logiška ir tiesiog atrodo realybė. Tai labai galėtų būti ir labai greitai. Turiu tikrai top 5, kurios, wow, yra. Tai... Ar aš jį man irgi įdomu. Galbūt jau bus mačiusi, nes, sakau, mačiau kelias, ne visas. Man labiausiai tikriausiai įsiminęs kai kurios ir labai gražiai nufilmuotas apie tas šiuolaikiškas kapines. Nes čia, man atrodo, gal 3 sezono ar 2 sezono, 3 ar 4 serija, reiks pasitikslinti. Wow. Aš mačiau tą sezoną, man to, kad 6. Aš mačiau tą sezoną, kur su ta kiaulė buvo. Tai čia 1 sezonas. Man 1 sezonas gal, nes 1 sezone tik 3 likti serijos, jeigu gerai paminti, jis toks silpnesnis, bet nuo 2, žinai, jisai yra anglų ir kartais mano, anglų humoras toks, tas juodas, toks biškai įdomesnis. Tai tos vats ta kiaulė gal man nelabai irgi patiko, bet mintis gera. Jo, mintis jo, bet man irgi žiūrėjau kokią šleikštą. Aš šiaip esu labai tokia, labai emocinga, labai jautri ir labai gerai jaučiu kitų emocijas. Tai aš, kai matau tokius dalykus, dėl to aš tam tikrų trigerių negaliu skaityti knygose, nes man, jeigu nėra, man niekada nutikę, aš per daug. Man labiausiai nepatinka niekas yra susijęs su rape. Man, aš net nematau esmės rape on page, aš galiu, kai tai yra kažkokia tai istorijos dalis, kad kažkada yra buvę, galbūt prisimena, arba closed door, bet kai yra on page, visiškas tas. Aš pasakysiu, kurioje knygoje. Gerai, tai man labai šiaip blogus jausmus sukelia, nes sakau, aš tiesiog atrodo, kartais netgi kitų žmonių skausmą jaučiu, ta prasme, man fiziškai pačiai skauda, kas gal nėra gerai, bet nežinau, kaip atsikratyti to dalyko, tai aš dėl to labai nemėgstu, man tokia, sakau, šleikštulį burnoje palieka, tai ta serija su kiaulė pačiam gale, man tiesiog toksai ir šleikštulys, ir gailestis, ir, sakau, tokia sunkiai, emociškai tikrai buvo ta serija. O daugiau trigerių neturiu. Viskas baigėsi. Man sakau, man šiaip nepatinka joks violence, bet ypatinga tas... Jo. Matai, aš tiesiog ir filmuose, aš labai dažnai nesu, aš pasakius, nesu skaičius nei knygos, nei mačiusi serialo ar filmo, kur visiškai pasakotas on page arba ekrane parodyta prievartos scena įdėtų ar įneštų kažko į istoriją. Supranti? Man niekada nėra žiaurumo. Tiesiog čia man labiau yra atrodo, kad for shock value, nes prie istorijos, tai jeigu, pavyzdžiui, išimtų, mane nieko nepakeistų. Jeigu tai pakeistų labai smarkiai, kažkaip character developintų, kažkas tokio. Iš esmės pritariu, nes iš tikrųjų aš labai mažai turiu trigerių, mane galbūt trigerina tik tais su vaikais kažkokie dalykai. Tas toksai, nes šiaip, tikrai labai mažai turiu trigerių, tokių, kas labai taip iš karto, bet esu mačius vieną filmą su Jessica Alba, jisai senas, yra irgi surasiu, čianais įkelsiu. Aš jį mačiau labai daug metų atgal, 10 daugiau, man jis iki dabar dar mintyse ir aš tiesiog nupurto. Ten net ne tai, kad prievartavimas, ten buvo apie prostitutę, tai Jessica Alba buvo prostitutė ir man atrodo, tas nepaminu tas vaikinas, kas jisai ten toks buvo, bet jis, žodžiu, kaip ir jai puoselėjo tokius jausmus, jisai kaip ir norėjo, jinai ir juo pasitikėjo ir norėjo ten, kaip pasakyti, būti kažkas, sakau, labai senai mačiau, neprisimenu to konteksto pagrindinio. Jam kažkas ten susišvietė o jinai tokia buvo labai, kad ir ką tu jai darysi, jinai, susitaikys to ir vien, kad jinai visiškai juo pasitikėjo. Ten buvo labai atvira scena, kaip jis ją daužė į veidą pagrindę ir tau tiesiog rodė, kaip po biškį tas swollen face ir panašiai. Skau, man ant tiek stovi, aš niekad nemačiau taip iš arti to dalyko, kad tarkim tavęs, galbūt manęs net iš prievartavimo sceną taip nesutrigerintų, kaip ten tiesiog nerodo irgi viskų dalykų, kaip sutrigerino tą sceną su tuo mušimu ir kai tu matai, nes ją ir nužudė ilgainiui, bet tas tokia, kad jinai vos ne it's okay, kur matai visas veidas jau pamėlės ir ištinės.
Ir ta prasme, labai žiauri scena ir aš vat galvoju, ar tikrai tokios reikėjo, aišku, ten vat mane sutraumavo visam gyvenimui. Nu, jo, bet aš turiu manį, jo, sakau, bet žinai, su tokia, tai dar tu gali vis tiek galbūt kažko įneša į istoriją, jeigu, pavyzdžiui, tarkim, vėliau viskas nevyksta, galbūt neįstipresnė yra, gal, žinai, pasitikima, žiūrėjau, bet sakau, kad knygose net dažnai, man asmeniškai su to, ko aš susidūriau, net neišlaiko prasmės, tipo, kad įvyko, okei, tai ar jinai piktesnė dėl to yra, ar jinai dėl ko, o lieka tokia pati, tai kokia esmė buvo, žinai? Nes jeigu tu rodo tokią žiaurę sceną, tai turi tau kažką... Aš suprantu, ką turi kažkaip charakterį arba istoriją developint. Jeigu tai yra kažkoks plot visas, kuris turės esmės ar didžiulį pokytį veikėjo gyvenime, tai tada jo, bet tai tam, kad suteikti tam... Šokvelių man taip nepatinka. Ta tokia trumpalaikio šoko, tam, kad nieko nesugalvoju geriau, tai va dabar padarysiu taip, suprantu. Jo, tai va, tas sakau, man labai nepatinka. Tai pasakysiu, kurios knygos negaliu skaityti. Tai kažkaip pasakysiu dabar, kad irgi neprispoilin, nes tai po to iškirpsiu. Iškatint jo, tai va. Ir gerai, manau, galim pabaigti savo šitą temą su sapnais, nes irgi jau čia truputėlį nukeliavom. Ar dar turim kažkokių rekomendacijų? Liktais ne. Ne, rekomendacijų neturim, sakau tik tais, kad ta viena ir kad iš tikrųjų labai norėčiau, gal ir tu norėtum, kad tų rekomendacijų, kas yra susijęs su sapnais, nes man jinai tokia nauja, aš asmeniškai dar niekur kitur neskaičiau ir man labai patiko tas, kaip vyko tai. Su time traveling irgi labai įdomu ir netgi su Theo James vienas serialas yra, man atrodo, tai yra dar viena ekranizacija Keliautojo laikų žmona. Ir būtent su Theo James žiauriai geras, kam patinka ten jo ir daug kūno nuogo yra, bet šiaip žiauriai gražiai nufilmuotas, tai va irgi kelsiu, labai geras serialas, man labai patiko, paėminus vienu prisėdimu viską sužiūrėjau, tai labai patiko. Tai va, tai dar galėtumėt irgi parašyti dėl įdomumo, jeigu galėtumėt sapne sutikti kažkurį knygos veikėją, kurį sutiktumėt, aš tai savo ir sendą jaučiu eičias. Ne, bet čia jeigu sutiktum kaip kaip demoną savo. Gerai. Tinka? Jeigu mano demonas turėtų sendą veidą, tai tebūnie jau kačinis. Aš norėčiau, kad mano demonas būtų... Tamlinas, sakėm. Ne, tai tikrai bus demonas. Ne, mano demoniukas gali būti... Aaron Warner. Ir meilė, ir demonas. Jis gali būti demonas, ne visų. Pas mus nesikeičia žodžių. Gal įsimylėsiu kažką kitą. Bet kažkada. Maloniai šilta. Aš jaučiu, kaip gyvybei mano gyvenimui grįžta. Aš jaučiu, kad man ir nuotaika geresnė. Ta prasme, aš jau realiai noriu užkariauti pasaulį. Aplamai, kai ilgą laiko tarpą tikrai nebuvo to... Tikrai buvo ir gruodis, antra pusė šaltas, visas sausis, visas vasaris. Tai toks... Ta pirma saulė tokia ir šiltesnė, kai vat užsidedi kailinius ir žiūri, kad net biškai per šilto toksai. Pagaliau, tikrai ilga žiema buvo, jau norisi greičiau su ją atsveikinti. Jo, man nereikia būtinai saulės, bet aš tiesiog negaliu pakęsti šalčio. Man gali būti apsiniaukę, bet aš tiesiog negaliu pakęsti šalčio. Man gali būti šaltis, bet man reikia saulės. Tada man ir nuotaika geresnė, o kai būna tas cepelinas toksai nesibaigiantis, tai labai man psichologiškai sunku. Aš esu tamsaus oro mergaitė. Man, pavyzdžiui, kai lyja, jo vasara, kai lyja arba apsiniaukia, ypatingai, kai yra, žinai, kai yra labai šilta, yra šviesu, bet yra žiauriai apsiniaukia. Žinai, toks tai tarp lietaus. Ne, tai čia vasaros visai kitoks, kas yra susiję ten su lietum, su griaustiniu. Labai tobulą. Tai va. Pašnekėsim, pereisim prie knygų. Taip, tai šiaip visada irgi bandom peržiūrėti kažkokius peletkus, naujienas, kas knygų pasaulyje vyksta ir panašiai. Tai va, visai nesenai praužė knygų mugė Vilniaus, mes nebuvom. Aš pasakius, nelabai ir sudomino, ką aš mačiau iš komentarų ir pas mūsų merginų čiate, kad, tipo, nelabai ir verta. Nei tos knygos pigesnės. Aš čia manau, kad yra labiau tas toks faktas, jeigu tau patinka šiek tiek ir pasistumdyti, ten gal sudalyvauti, nes tikrai, va, man, pavyzdžiui, aš dabar esu pastebėjus paskutiniu metu, kad man dideliuose vietose, kur daug žmonių, man labai anxiety kyla, tas toksai, ir aš kažkaip vengiu, nes kažkada tokią mininę ataką turėjau čianais, kur toks atrodo, trūksta oro, nes tokiam renginiui buvau ir labai nedaug vietos ant buvo ir daug žmonių tiesiog jie patys nepagalvojo, kad kondicionierius tiek net šalis to oro ir aš tokį jaučiau
kad, nu, va, taip trūksta oro ir tada irgi mergina ten kita nualpus buvo, nu, tai toks vienu žodžiu ne man vienai. Tai aš taip, kur daug žmonių taip prisilaikau aš ir tų mugių, pati šiaip nemėgstu. Tai nevarys, tai Kaziuko mugė? Kaziuko mugė po atvirų dangum, tai visai smagu pasivaikščioti. Bet to Kaziuko mugė busgi prie Žalgirio arenos, aš nepripažįstu ten tos vietos. Man laisvai labai patinka. Taip, aš nesprantu, kodėl reikia tenai sukišti tos tenais 300 palapinių. Knygų naujienas, jo, bet Kaziuko mugė nesąmonė. Kodėl pakeitė? Nežinau, man atrodo, ten kažkaip, ar gal pigiau ten jiems yra, aišku, tenais yra. Man burbuliukus vėl reikia dėti. Aš visus burbuliukus ant karnelės visada išnaudoju. Aš bandau palauk. Bet žiūrėk, sustojau. Jau žinau, kad problemą prisiminiau. Kad vėliau duosiu. Jo, tai jeigu grįžtant dar prie knygų mugės, šiaip manau, kam patinka tas tiesiog, kad tiesiog sudalyvauti tam visam. Jo. Nes tikrai, kad ar ten kažkokių ne dėl nuolaidų ten, manau, vis tiek vyksta. Bet šiaip galbūt, kad nežinau, galbūt, kad daugiau, aš nesu buvus. Bet ar ten vyksta kokį nors... Vyksta renginiai, kažkokios konferencijos ir panašiai. Bet tiesiog galbūt taip. Aišku, dar kai kurie būna autoriai. Praeitais metais Carteris buvo toks irgi big deal, kas ten eilėse stovėjo. Tai šiaip visai fainai iš tos pusės, bet kažkaip vaskau, prisaugau ir... Jeigu būtų toks kaip komikono tipo, žinai, kur aš nebuvau, bet irgi ne, yra panelių, kurie šneka tenais autoriai kažkokie, yra kažką papirkti, yra kažkokie tai persirengimai. Jeigu toks būtų biškai įvairesnis, gal tada mane labiau ir trauktų į tenais, o aš dabar tenais eiti. Aš sakau, daug kas gal tikisi kažkokių nuolaidų, šiek tiek nusivilia, šiaip aplamai dalyvauti tokiuose dalykuose labai daug kainuoja, labai daug kainuoja, tai logiška, kad galbūt ten tų nuolaidų nelabai ir bus, nes reikia kažkaip žmonėm algas sumokėti. Bet mačiau kažkokią lietuvių autorę iš jos, šiaip labai gražia knyga, Vilkširdis, man atrodo. Tai irgi toks labai fainas, toksai tas viršelis labai gražus. Labai fainai, man tas, kai būna tokios mugės, gauni su parašu, nes mačiau daug kam pasirašinėjo ir taip gražiai, ne tik parašą, bet ir palinkėjimą. Tai labai taip cute, labai fainai iš tikrųjų. Jo. O šiaip matėm, kad Rebeka Jaros pradėjo rašyti 4. knygą jau. Kaip tik džiaugiasi, kad tenais kiek ten 1000 puslapių per 6-7, man atrodo. Žodžių parašė. Tai po biškį vyksta visos Empyrean žodžių gerbėjos, po biškutėlį, aišku, nėra nei datos, nei nieko, bet jau vyksta. Tai jau ir mes žinom, kad Jaros mėgsta pirmiausiai vieną fantasy, vieną contemporary, tada vėl vieną fantasy, tai gal nebus greitai, bet kažkas juda, o tai yra svarbiausia. Šiaip turint omeny, kad praeitos knygos vos jos į kapus nenuvarė 3 dalis, tai tikėkime, kad pasirinks irgi tą, nieks nespaus, nekvepuosi nugarą, nes tikrai manau, kai pasirašai sutartis, tai jau nenori leidyklos, jau jos tave biškitelį ir spaudžia su tais reikalais, tai jo, kad išlaikyti tą. Aš sakau, tegu skirti laiko, kad ir 2 metus gali rašyti vasarą, 5 metus mums knygą rašo. Bet tiesiog, kad ir, kaip pasakyti, jeigu ir tos visos, kai teorijos būna, kad skirt laiko ir tom detalėm, kad kokybiška būtų knyga, tai čia tikrai žmonės palauks ir tiek. Šiaip kūrybiškų žmonių negalima spausti. Ir tame ir esmė yra. Tu turi duoti laiko savo, kaip padaryti, kad būna priešingai tada. Taip, tada nelabai ir išeina ir nebetiskleidžia iki galo, kaip reikia. Jo. Tada dar kitų naujienų su serialais turim, tai daug kas tikrai jau žinot, kad The Deal visai neužilgo, dabar reikia pasitiksinti kada, bet man atrodo mėnesio ar nebėgi. Prime išleidžia 1 sezoną ir aš žiauriai laukiu ir aš netgi galvoju, kad knygų klube, tuoj prieisiu prie knygų, bet padaryti reikia gal net serialo vakarą mums knygų klubą. Pasirašom. Binkint ant tas visas serijas, bet aš skaičiu tik 1 dalį. Tai don't judge me, bet 1 dalis man patiko. Žinai, kur nieko nesitikė, čia tas, kur pagauni save ten besišypsan, nesi toks, žinai, koledžiukas, meilės, seilės, toks, žinai, kur skaitai tikrai ir dar visokias knygas, ten, kur emociškai labai sunkios. O čia, žinai, jis mane pabučiavo į žandą. Bet čia apie skirtingas poras? Jo, čia yra skirtingas poras ir šiaip pagal įvertinimus, jinai ir geriausiai vertinama yra. Ir tikrai ta tokia... Šiandien. Labiausiai ta, tu kaip visada šiandien, labiausiai ta iconic pora, tai, sakau, ir labai gražius aktorius, taip kaip galbūt galėtum įsivaizduoti, jo, ir ne tik, kad gražius, bet labai atitinkančius asmenybę, jo, kaip bent jau aš skaičiau.
Tai labai laukiu ir jau yra naujiena, kad dar neišėjus pirmam sezonui patvirtintas antras. Ir man atrodo, kažkuris iš veikėjų nesekantis turėjo būti, aš dabar su vardai šiandien nežinau, bet tikriausiai ne The Score, o galbūt The Goal bus, nes tas, tas veikėjas realus labai daug kažkaip čia hypo susilaukė. Tai tipo gali būti, kad biškai ten Pasiekom? Jo, bet čia tokių pletkų yra, aš nežinau, tik tais negirdėjau. Ir visas Binding 13 irgi Prime'as pasiėmė, čia visai nesenai išėjo, tai žodžiu kepam vienu žodžiu knygų ekranizacijas, bet man labai fainai yra romano ekranizacijos. Nu, gali ten tau veikėjai patikti, nepatikti. Beach Read? Tai irgi su ta Phoebe iš Bridgertono pirmo sezono. Kadangi sausio mėnesį turėjom savo pirmą filmų vakarą ir, kaip jisai, The People We Meet on Vacation? Jo, tai man labai patiko. Aš knygų gal retai kada skaitau, bet man taip gerai susižiūrėjus, tokia gera emocija. Gražiai nufilmuotas, aišku, aktoriai, gal mergina man nėra iš mano mėgstamiausių aktorių sąrašo, bet jos charakteriui labai irgi atitiko ir jos asmenybė, tas tipas, tai man tokius tik tais filmuokit, aš žiūrėsiu viską, tos tokius rom-com lengvus. Aš sakau, kaip geriau, man nereikia romantizių, jokių serialų, jokių filmų, nes aš tiesiog bijau, kad viskas sugadins ir realybėj, nu, ne tas, žinai, ten visos... Nu, bet žinai, priklauso labai, kas paima tą, tarkim, tą patį romantizį. Aš nekalbu, kas paima, kuri produceriai, žinai, nu, ir kuri įmonė paima daryti, nes ten paims, žinai. Jeigu paims tie patys, kaip, žinai, Game of Thrones paėmė HBO, tai tikrai paeitų, bet čia reikia didelio biudžeto ir panašiai, nes, pavyzdžiui, Netflix'as Quicksilverį irgi čia žada jau ten, nežinau, gan senai pranešta yra, bet... Quicksilverį? Jo. Netflix'as? Taip. Jau gan senai čia metais pranešta yra, kad... O jie yra padaleidę kokį nors fantasy romantis serialų? Dar lygtais nieko. Aš nežinau, nes šiaip aš manau, dabar tas antra banga, nes tikrai buvo nemažai, man atrodo, Fate Saga ar kažkoks šiandien Netflix'o buvo. Winx! Aha, jo, atšaukė, nu, tipo, toksai matyti. O tu matai? Aš vieną sezoną žiūrėjau, bet ne veltui ten jie atšaukė, nelabai sudomino. Tai jeigu Quicksilveris toks bus. Nu, o aš turėjau tiek daug į tą Winx, kadangi aš žiūrėjau tą serialą, ne? Nu, veikėjai, tą aktoriai gražus, viską. Jo, bet kodėl tai padarė, aš tiek daug buvau įdėjus vilčių į tą serialą. Jo, nu tai va, ir sakau, va, to tikrai trūksta. Aš vienintelį žiūrėjus, kurį žiūrėjau iki galo, tai yra Shadowhunters. Bet irgi toks biški vietom cringe, toks trūksta biškutėlį biudžeto, nu toks tas, bet susižiūrėjo. Ne, jis Netflix, jis ant kažkieno kito, bet sakau, aš vis pradedu ir vis nepabaigiu, Man tokių, kad romantizė, aš nežinau, bet kadangi išėjo ten tos Game of Thrones, tos priešistorės, ten yra tėvas su broliu ir sesė ir dar kažkuo, visai norėčiau, bet niekad neprisiruošiu. Kartu? Jo, ten kažkas. A jie kartu? Nu, kažkas tokio, aš nesu manęs, bet žinau, kad ten jie turi santykius kažkokius. Dažnai ten tais labai klasika, labai klasika Game of Thrones. Nu tai va, tai labai įdomu ir kaip čia jis atgausit. Aš realiai netako, tai ar nenoriu ekranizacijos. Čia nebent, kaip va sako, tik tais, jeigu būtų tai filmukas. Mergaitai nėra laiko, žinokiai. Ir dabar knygas tik tai leidžia, koks dar filmas. Bet dabar, kai paėmė tas Michael B. Jordan paėmė. Matau, tuoj mus vėl išjungs. Michael B. Jordan paėmė Fort Wingą, tai jau geriau būtų greitai. Taip norėjau pasakyti. Nu, ir mačiau tenais Rebeka pastoviai jį ten būna užtagina, tai jau... Nu, visada būna pradžiai visi rašytojai. Ir jeigu Liam bus tas aktorius, kurį nori paimti. Taip, nes irgi yra jau tokių gandų, kad jisai galėtų būti, tai ten tikrai tobulas Liam, tarsi aš visiškai taip ir įsivaizdavau savo mintyse, tai labai atitiktų. Bet kaip merginos visos sako, nėra aktorius, kuris galėtų vaidinti Zayden, jeigu tai bus sugeneruotas vaikinas. Nors mūsų Ugly Zayden, aš manau, kad jisai visai paimtų tą rolę, dar visai nieko būtų. Tarp kitko, irgi dabar įkelsiu, šiandien yra naujas serialas su juo, kas nežino istorijos, kai mes tiesiog bandėm su Gitana apgauti klubą, kad yra išrinktas Zaydenas aktorius ir mes tiesiog į Google įvedėm tiesiog Ugly Zayden, pirmą žmogų paėmėm, bet jisai pasirodo ne Ugly žiūri. Jisai visiškai ne Ugly ir po to panašiai tiek sakė, kad nes Evan Jogija, jis yra, aš žinau jį iš Nickelodeon serialo Viktorijos. Visai dar toks, nežinau, serialas. My goodness gracious, išgirsiu, kad jis yra negražus. Ar Ugly Zayden?
Tai, sakau, mes truputėlį su šitu prašom, bet žiauriai geras tai gavosi. Ir žinai, kas ir aš tai jį matyčiau, dėl to, nes jis gali būti, jo veidas, kaip jis vadina, jis gali būti ir švelnaus tokio, bet jis gali būti ir labai toks griežtas, rimtas, ne tik sakė, kad užsisportuoda reikia biškutėlį. Tu manai, kad užsisportuotų? Užsisportuotų, aišku. Tai aš nežinau, kadangi Zaidanas nėra mano iš favorite book boyfriendų, man sueitų, jeigu gražus mano skonį būtų, aš ten man per daug nesigilinčiau. Nemeluosiu, man net neįdomus, kad tie aktoriai būtų, aš tiesiog noriu pažiūrėti, kaip atrodo realybėj visas tas dalykas. Kaip tas kulykla. Per kulyklą bėgiotų hebra. Man labai patinka lietuviškas vertimas. Jo, kulykla. Bet iš tikrųjų, kaip taip, žinai, išvertus. Kokios naujienos, ką taip aš nekėjau? Viskas naujienos baigėsi. Viskas naujienos baigėsi, daugiau nieko gero nėra. Nu tai taip, tai... Nebent Vėtrų kalnas. Vėtrų kalnas, kas nežinau, matėt, nematėt jau. Aš mačiau, man patiko lūkesčius. Matai, neturėjau lūkesčių, nes nesuskaičius Vėtrų kalno. Kitas dalykas yra, kaip ir pati prodiuserė, jau kelis kartus kartojausi visiems. Pati prodiuserė sakė, kad tai nėra adaptacija visiška. Tai yra tai, ką jinai skaitė kažkada, kai jai buvo 12-13 metų, ko jai trūko ir kaip jinai įsivaizduoja. Dėl to Vėtrų kalnas yra parašytas kabutėse, nes tiesiog yra tai jos idėja. Kadangi aš pati Vėtrų kalną neskaičiau, tai aš tik žinau, kad jinai yra kažkokia tragiška istorija, bet aš nelabai žinau, apie ką ta tragiška istorija. Jau ką man neįsispolin, nes aš tikrai noriu pažiūrėti, nežinau, kas ant tokia tragiška. Bet tai yra tragiška meilė istorija. Bet filmas nufotkintas, aktoriai, spalvos filme, scenos, muzikinis takelis. Tokių tiesiog iconic, tų tam tikrų vietų, kur aš nemačiau, dar bet žinai, kur už korsetą ten paima ir dar kas nors. Aš kaip pamačiau tas sceną. Visiškai realiai šito laikmečio, kas dabar nusiektas visas romantis and vibe, tai jie su šitu vien turėjo labai daug sužeisti. Nes... Bet tikrai, aš tai riskau, nežinau, ko tikės, nes aš nežinau, nesusipažinau su tą istoriją. Ir tai visokių emocijų buvo. Visokių buvo emocijų, bet galas, sakau, prie mūsų hebra verkė ir bachuriukas, ir mergaitė ta prasme verkė. Aš ir pati, žinok, sėdėjau, aš sakau, tokia jautruolė, su savo vyru, per Valentino dieną, klasika. Ir aš, žinok, sėdėjau, man, žinok, gumalas gerklės, kur nesakiau jautresnis ir ten taip gražiai. Aš tikrai verkčiau, tai gal nežinau, gal kaip čia nais. Aš labai vengiu, aš pačiu niekad neinu į filmus, kur žinau, kad reikės verkti, ypač su gyvūnais kažkokiais. Ne. Tenais yra gražu, bet... Bet logiškai, jeigu tragiška meilės istorija, tai suprantu. Jo, bet tie žodžiai už širdies krito. Tiesiog, aš žinok, wow, tiesiog, sakau, galas yra wow, man tai wow. Nu gerai. Tai būtinai, sakau, tikrai pasižiūrėsiu irgi, nes toks nedažnai išeina, bent jau vien taip tiesiog estetiškai gražiai padarytas. Jis estetiškai man asmeniškai žiauriai gražiai. Iš visos, netgi jos, kaip pres buvo visos tos... kur eidavo į tuos jos outfitai. Jo. Wow. Tarsi stilistas labai gerai ten padirbėjo, tai atrodo visko norėčiau savo spintą, jeigu ten būčiau, žinai, Margot Robbie, tą labiau. Tai jo, tai va vienu žodžiu. Pažiūrėkit. Ir tu pažiūrėk. Pažiūrėsiu jo. Pažiūrėkit viską, ką mes čia sakėme. Čia pažiūrėkit. Taip, viską. Ir ką, dabar pereisim prie savo tokios paskutinės dalies. Taip pašnekėsim apie ką skaitom dabar. Man taip sutapo, kad mes 2 knygas skaitom kartu, net nesusitarusios, nieko neįsitraukusios. Tai apie Daggermouth pažiūrėsim, papasakosim, ar verta hypo, ar neverta hypo, kaip patiko, nes mums, kaip pasakyti, visai panašiai, bet biškai skiriasi. Ir dabar abi irgi skaitom Poisonous Daughter. Taip. Bet aš žiauriai mažai tai perskaičiau, žiauriai mažai. Nes, žiūrėkit, vis jau žinot, turbūt per tos pirmus 2 video ir šiaip, kas mane pažįsta, žinot, aš labai greitai susihypinu, ne, dėl bet ko. Taip. Tai aš mačiau tavo story, kaip tu klausai Pestilence, man atrodo. Jo, žinai, ką galvoju? Nu, kas aš? Kas aš, kad neklausyčiau? Žinokit, įsijungiau. Tai juokauju. Įsijungiau, taip esu perskaičius pusę knygos ir tikrai suprantu, kur hypas yra. Bet aš turiu vieną didelį minusą toje knygoje. Žiauriai didelį minusą, kuris mane tiesiog... Realiai, jinai įkvepia oro ir tik pasako, koks yra gražus.
Yeah. Man jau Bet čia, tai žinok, per gerklę grūda, aš jau... čia, žinok, su visom dalim. Aš čia manau, kad, nežinau, ar tu nori labiau tą mate pusę, nes nėra žodžio ton to mate, bet ar nori, kad, nu, tipo, tau skirta, bet tas labai, kad tu man graži, ir aš tau gražus, ir tau graži. Jo, aš jau supratau, bet jeigu tavo kiekvienas įkvėpimas yra apie tai, kad, nu, tipo, aš šiaip esu easily entertained, žinai, ir aš labai prie mažai ko prikimpu, nes man viskas patinka, aš su niekom tipo, yra labai minimaliai dalykų, kurie man tikrai labai vat. Bet jeigu aš jau pastebiu tokius dalykus, vadinasi, jau yra tikrai blogai. Tai realiai man, pažiūrėjau, šiaip man iš esmės patiko, aš visom 3 knygom dabar 4 klausau, daviau po 4 žvaigždutės, nes tiesiog man labai ilgą laiko tarpą aš visiškai negalėdavau klausyti tų audio knygų, užsidėdavau ausines ir galėdavau savaitę tos knygų, nu, negrįžti. Tai prieš tos kažkaip norėdavosi tikrai, jeigu taip skaitant, tai gal nebūtų tai patinkę, nes yra tikrai tų tokių pasikartojimų ir, pažiūrėjau, tų visų knygų siužetai iš esmės yra panašus, nes ten tiesiog vyksta taip, kad tie 4 horsemen atvyksta pasaulio, ten kiekvienas turi tam tikrus dalykus, nu, bet jie tiesiog ten tas pestilence neša marą, kad ten jie visi, nu, jie tiesiog nori tą žmonių visą išnaikinti populiaciją. Bet ši pati istorija gera. Ir iš esmės visose knygose tas kartojas ir būtent ta vat moterų sutikta va taip pakeičia, žinai, viską. Tai dabar irgi tą paskutinę, kur klausau, tai iš esmės, kur jau sakė tas, nes paskutinis yra Dead, jau šitas tikrai jisai pats žiauriausias viską. Nu, kur tau pats žiauriausias, ten 3 skyriui jau apsiseiliojęs, dabar skraido paskui ją, ten, žinai, nuo jo bėga. Nu, toks, bet vis tiek kažko fun, kažko labai smagu. Taip. Vien dėl to, kad tas Dramatize audio tikrai labai geras, jeigu būčiau skaičius, gal ne tiek būtų fun ir patikę, gal būtų pradėję erzinus, pavyzdžiui, pirmą kartą pajaučiau 3 knygai, irgi jinai patiko, viskas fainiai, bet jisai labai dažnai ją vadino My Flower. Ir aš tiesiog atrodo, jeigu tu tam pačiam puslapį jau 3 kartus pasakai, jau biškį tą... Jo, aš suprantu. Tai buvo tų kažkokių, sakau, nėra, kad ten tobulas, bet, nu, šiaip pat... Bet aš irgi žiūriu, kad aš turbūt duosiu, ką matau pagal tai, kaip man patinka dabar, kad irgi turbūt duosiu apie 4, nes tikrai, šiaip istorija, viskas ok, labai faina, nėra kažko tam labai daug giliai, bet fainai klausosi. Dramatized labai gerai įrašytas yra. Ir pirmos... Visai įdomi tokia, sakau, istorija. Dar kaip svarbiausia, geriausias balsas. Ar ne Teddy Hamilton garsina? Nu, neatrodo kaip Teddys. Kažkuris, nu žodžiu, aš gal maišau, bet žiūri geras garsimas. Antros, nes ten toks labiau į tokius dykumų vaibuką, žinai, bet paskutinė, va, toj knygoje aš žvengiu, nes aš sakiau, kad ten Voldemorto balsas labai daug tikėjausi, nes, nu, kadangi man šiaip tamsiaplaukiai patinka ir trumpiau plauko, visi būdavo ten ilgaplaukiai, šviesiaplaukiai, žodžiu, ir aš sakiau, kad man paskutinė knyga labiausiai patiks ir jo balsas kaip Voldemorto. Betgi jis mirtis yra, jis death, tai jo turi būti vienas balsas. Būtent grinai tas tokio Voldemorto, nes dar gerai... Panašiai. Dar man atrodas, Austėja rašė, kad kaip raukyto senio balsas, bet tipo graži istorija, žinai, tai vat nugrinai po tokiam lygiai. tai vašku, bet nežinau kaip gausias, kol kas nieko, bet, nu, pažiūrėsim ar patė, nes nėra aukščiausiai vertina ten. Tai gerai, tu nenorėjai pasigirti, kad užbaigiai per vieną dieną savo pabaigtukus. Tai gal dar spėsim į mirciejimą. Taigi, Kornelija bando susitvarkyti su savo pradėtų skaityti knygų sąrašu ir aš sekmadienį paskyriau, aš turėjau kelias knygas, po 4 valandų audio ir po 4 valandų skaityti. Visas 4 ir baigiau. Va čia tai mergaitė. Ir iškart pradėjau 2 naujas. Vieną audio, vieną. Ten tenai smulkytis, iškart 2 pradedau. Taip. Nu va, šaunalytė. Bet atidėt. O verta buvo pabaigti, geras buvo. Tai viena buvo Daggermouth, man patiko. Tai dar pakalbėsim. O kitas buvo realiai iš reikalo. Nu tai va, toks reikaliukai. Kai reikaliukai, tai gailys. Mano, pavyzdžiui, Savalan Tower. Aš net nepabaigiau, mečiau... Aš buvau jas taip gerą, nes kažkas labai hypina ją. Jo, šiaip jinai tokia pakankamai hype. Mano lūkesčių visiškai netitiko. Ten gal buvo Dramatize? Ne, bet ten Dramatize audio buvo. Aš bandžiau biškį ir skaityti ją, man atrodo, gal gruodžio pradžiai, bet tada kažką paėmiau kažką kito. Žinai, aš retai taip darau, ten, man atrodo, 2 skyrius perskaičiau ir kažką kito. Tai irgi retai būna, kad jeigu nusprendžia kažką imti, tai tikrai ne 2 skyrius paskaitau, nes duodu daugiau laiko įsivažiuoti knygai. Tai va, žodžiu, greitai grįžti. Gerai, kadangi pasikeitė apšvietimas jau 50 kartų,
befilmuojant, pereinam prie savo paskutinės dalies, galima sakyti, pokalbių. Kalbėsim apie savo perskaitytas knygas, pakalbėsim apie Daggermouth, kuris dabar yra labai hypinamas ir daug kas vertina jį labai aukštai, vos ne 6 žvaigždutės, tai pažiūrėsim, kadangi abi jau perskaitėm, kaip mums su hypu, ar pateisino ar ne, tada ką dabar skaitom, nes taip sutapo, mes nesusitarusios skaitom tas pačias knygas, tai dabar irgi pašnekėsim apie šitą knygą, The Poison Daughter. Ir dar pažiūrėsim, ką pavyko perskaityti nuo praeito mūsų susitikimo, ar įsivažiavo tavo metai, ar neįsivažiavo, kaip mano, vienu žodžiu. Tai ką, pradėsim jaučiu nuo Daggermouth, ne? Yes. Kalbėsim be spoilerių, bet truputėlį kažkokių detalių, šiek tiek siužeto gal atskleisim, kad irgi šiek tiek papasakoti apie pačią... Bet nebus nieko, kas būtų techniškai skaitomas kaip spoileris. Jo. Tai saugiai. Tai ką mes turim? Distopiją turim vėl. Wow. Šiaip man atrodo, kad truputėlį atsigauna kažkaip distopijos knygos, nes paskutinį kartą nuo Divergentės laikų realiai pristojo visas šitas ir dabar kažkaip tikrai daugiau tų knygų išeina. Tai kadangi mes jau Conform jau irgi aptarėm, skaitėm, tai dabar irgi vienas iš tokių rimtesnių distopinių, ką dabar visi rekomenduoja ir siūlo. Ir irgi čia turim tą tokią elitų sistemą. Man kas patiko, kad būtent tie visi elitai, ar jie taip ir skaitos, nes tu, elitas. Tu esi mano visada to techninis elite. Jo, tai labai patiko, nes jų tas toksai asmenybės slėpimas, jie visi su tokiom kaukiam. Jeigu tu žinai to žmogaus, kaip jisai atrodo, tai yra jau wow dalykas. Nu, kaip čia yra net ne wow dalykas, o yra baudžiamas mirtimi. Taip, baudžiamas mirtimi, jeigu tikrai gerai sakai. Ir bent jau tas pagrindinis veikėjas tokias onikso, tokias juodas, jos kaip ir akmeninės, ar iš ko jos metalinės, jo. Realiai priklauso nuo tavo stiliaus, tai taip toliau. Gali pasirinkti kokią nori, bet esmė tame, kad... Jis yra executioner. Jo, tai jo yra tokia rimta... Tai, tokia rimta ta kaukė ir jisai turi tą... Jo tėtis yra kaip ir prezidentas to regiono... vadovas, valdytojas, prezidentas, kaip pavadinsi, nepagadinsi. President Sarel. Vienu žodžiu, mes pakankamai turim gal kaip ir įprastą situaciją, kad yra tie kažkokie vargšai išmestieji luomai, kurie tenais, jie jau ten savo tapatybės neslepia, ten viskas yra pakankamai kitaip, bet yra, aišku, badas, sunku maisto gauti, vaistų gauti ir tiesiog pakankamai irgi prastos gyvenimo sąlygos yra. Jeigu nesi elitas. Taip, jeigu nesi elitas. Tai būtent mūsų FMC ir yra toj kitoj pusėje ir ji yra tokia badass, kieta, assassin irgi galima sakyti. Rebeliška. Ir asmenybė, jinai pati iš esmės tokia yra. Stipri. Taip. Šiaip yra stipri FMC. Man patiko, būtent jos tas, nes tikrai ne tos, kurios... kaip pasakyti, gėlelės kažkokias, jinai tam tokiam brutaliam pasaulį augus, nebijo nieko ir realiai stačia galva nėra iš karto į savo tą užduotį, o užduotis ir buvo, kaip pasakyti, nuimti galvą. Executioner's galva. Taip, Execute the executioner. 6. Jo, ir šiaip iš tikrųjų dar tas faktas, kad visos tos egzekucijos vykdomos per transliaciją. Taip, gyva transliacija, pagrindinė miesto aikštė. Ir dėl to daug kas labai jo nemėgsta ir pati pagrindinė veikėja, kadangi jos tėvai buvo nužudyti jos tėvo ten ranka. Tai yra toks asmeniškumų daug. Taip. Ir tie asmeniškumai šiek tiek tenais vėliau jai ir pakirto koją, pakišo koją. Pakišo ir koją, ir ranką. Ir ranką viską. Ir ko ten tik nepakišo. Šiaip iš tikrųjų, visiek logiška seka, sekant, jie kai susitiko, aš šiek tiek, kadangi nežinojau, kurią pusę pasisuks, kaip juos suvestas likimas, kad jie kartu ten turės turėti kažkokią force proximity, kaip čianais, vienu žodžiu. Tai šiek tiek nustebau, kaip pakrypo siužetas, tai neišduosim, kad būtent išsisuko visa šita dalis. Kažkaip tikėjaus, gal kažkaip ją įkalins, ar dar kas nors bus dėl kažko. Tai čia toksai buvo netikėtas ir nežinau, ar gerai, kažkaip galbūt tikėjaus kažkaip kitaip. Šiaip iš tikrųjų labai Enemies to Lovers buvo toks pušinamas ir jisai šiaip iš esmės... Tai ir yra Enemies to Lovers. Bet
enemies to lovers, bet ne ta prasme, kad tenais... Šiaip jie nekenčia vienas kito. Taip. Nekenčia vienas kito. Bet man patinka, kad ką aš asmeniškai atkreipiau dėmesio, kad ir tas executioneris ir jinai, jie turi gilumo. Ir toj pirmoji scena tarp jų, ar nevyko viskas labai banaliai, kaip tu galvotum, kad vyksta. Tai man patiko, tas, sakau, man biški to šviežio oro įkvėpė, kad biški kitaip viską. Nes mes istoriją, žinai, iki kaulų čiulpa, kaip viskas vyksta. Bet tiesiog yra tokių detalių, kur kaip tu tikiesi ir tenais nėra kažkas labai wow, kas įvyksta. Bet čia, kad iš kito kampo paima, man tiesiog, sakau, tokio šviežumo duoda istorijai. Man irgi va tas toksai patiko, kad ne tiek tokie banalūs prieimai buvo iš esmės. Taip. Jo, o šiaip va tas tie, vienu žodžiu, tie, kaip tie luomai vadinosi, va jų tas, kažkoks buvo tikrai terminas, bet dabar aš jau, nu žodžiu. Boundary. Tai va. Boundary, cardinal ir heart. Ai, jo, heartai tie jau pagrindinė elitas, cardinal yra tas, realiai vėl kaip circle gaunas. Elitas, jisai, visi tie elito nariai, irgi tenais, pažiūrėjau, kad ir ta šeima pagrindinė to vat prezidento, jisai, aišku, visada tipinis, kad tėvas daug žino, o slepiama daug nuo tų, tai irgi buvo skatinama vos nekęsti, kad jie ten tokie visiškai niekam tikė ir tas buvo, va, kaip paskui įsisuko tas siužetas, tas būtent MMC, vos ne, aš, tikrai, nors buvo ta trauka tokia, aš čia vis tiek, tipo, nes, vos ne šlikštu čia, su jais kažką, bandyti prisidėti, tipo, ne. Tai va tas toks priešiškumas galbūt iš tos pusės, nes ta trauka, buvo, ir tas, sakyčiau, man nebuvo, aš tikėjausi gal stipresnio to enemies to lovers, to nekentimo, bet gal nebuvo, kaip sakei, tos traukos, tiesiog buvo daug, nebuvo tikrai insta-love jokio tenais, ne. Insta-lust, jo, tas tai buvo, bet tikrai nebuvo jokios meilės, nes negana to, bet man patiko, kaip parodė tą enemies to lovers, kad jisai, žinai, nekiek, jis realiai kovoja ir jisai kovoja realiai su savim labiau ir su savo užaugintais įsitikinimais, jo, tai man tas irgi patiko, kaip parodė. Tai. Jo. Tai aš dėl to sakau, aš vertinu geri plotistai. Geri plotistai. Šiaip ir side veikėjai, ir tikrai vien dėl to, kad side veikėjai labai gražiai priejo irgi prie skaitytojo ir tie gale plotistai tikrai labai iš daugiau veikėjų pusės pati knyga parašyta. Neturim tą, pavyzdžiui, kad tik vienas žmogus, arba turim tik tais pagrindinės veikėjos ir pagrindinė veikėjo skyrius. Mes turim trečią asmenį ir mes turim dar kelis veikėjus, iš kurių pusės mes skaitom šitą istoriją. Kas irgi duoda, šiaip iš tikrųjų, aš kuo toliau, man tas trečias asmuo, šiaip iš esmės patinka, nes jis daug geriau padeda tą visą istoriją apžvelgti plačiau, jeigu tai yra tikrai tinkamai gerai parašyta knyga su daugiau worldbuildingo pasaulio, tiesiog rimtesnis, tai tu ne tik tuos jausmus to pagrindinio veikėjo, bet tu plačiau matai visą situaciją ir tuos POV, tai tas man šiaip visai patiko šitoj knygai. Vienintelis minusas, dėl kurios sutarėm, kad tai buvo tragedija, kokie ilgi skyriai, žiauriai ilgi skyriai ir nuo ten 30 minučių, kai kurie 40 ir 50, tai... Ir visi. Ta prasme, nuo pirmas skyrius, manau, kad pirmas skyrius jau buvo pusės valandos, kas Kindle turi, mes pamatėm tą laiką. Tai, jo, tu gali nesustabdyti, skaityti, bet man tiesiog aš negaliu pakęsti. Trumpi skyriai, manau, daug kas pritars, kad trumpi skyriai, jie tiesiog greičiau skaitos, atrodo pati knyga, nes tu, dar vieną, o kai čia tas vienas ilgas, aš būna pradedu ir gal, tipo, kažkaip. Ir tu jau pabaigai tą vieną skyrių toksai, gal tiek to. Gana. Nors knyga įdomi, bet man tiesiog labai numuša tas dalykas. Jo. Tai mūsų ten dabar, kur dabar mes skaitom, The Poison Daughter, irgi nuo pirmo skyrio, belekokia ilgi. Belekokia. Tai dar irgi prieisim. Tai aš vienu žodžiu dėl to hypo, kaip jinai vertinama. Aš įvertinau 3,75. Man tikrai patiko ir siužetas ir, kaip sakiau, tikrai istorija gerai parašyta. Man kažkodėl nepalėtė tiek, nežinau, asmeniškai tie veikėjai, nes tikrai buvo ir dark momentų, tikrai kai kurios vietos labai pakankamai žiauriai aprašytos ir jos tokios liūdnos yra. Ir tiesiog, tu empatiškai irgi įsijauti, bet man to emocinio trūko, man tik vienoje vietoje, kur tikrai supykdė, kur, sakai, noriu mesti skaityklę pro langą ar kažkur. Tikrai buvo ten tas momentas ir man, bet toks pabaigiau ir man jinai tokia šiek tiek pamirštama gavas. Aš prisimenu gerai siužetą viską, bet taip
kažkaip, kad paliktų tą tokį, kad labai laukčiau antros, tai ne. Bet tau žinau, kad labai patiko iš esmės. Taip, ir pirmas dalykas, dėl ko. Šiaip jinai tikrai, man asmeniškai pagal mano skonį, pagal mano suvokimą, jinai yra sunki knyga, palyginus visai. Tarsi, nėra ten kažko labai tragedija, bet... Kaip va su konform lyginti, kuri tokia... Jo, konform taip. O štai jinai yra sunkesnė, turi daugiau biškiai gal dėl tam tikrų gilesnių temų šiek tiek. Netekties, ten tų ir su savim dalykų. Tai kas, ir man dažniausiai tokias nelabai patinka, tai, kad man patiko šitą, tai čia jau yra pliusas. Plot twist, tai sakau, visa istorija yra, nesakau banali ar ne, bet mes, ypatingai tos, kurios labai daug skaito, mes žinom dar daugmaž, kaip viskas eitus, atpažįsti, bet tiesiog ta pati istorija iš kitos, kažkaip iš kitų kampų parašyta yra, tiesiog, sakau, tokia, atrodo, šviežesnė, naujesnė, kažko dar ne visai skaityta. Nors yra, sakau, toks pažįstamas settingas su tas distopija, su tais lygiais, su tais iš pykčio į priešo į meilę ir taip toliau. Tai man tas dar labai patiko. Galas tai sudaužė man širdį, vaikit jokus. Ir man iš tikrųjų, sakau, pati knyga, sakau, iš tas pirmas 8%, jo man įdomu, bet jeigu būtų be galo, tai gal ir nesakyčiau, kad duočiau ten tos 4,5, bet tas galas, duokit man antrą knygą dabar. Tai ir bus labai linksma, nes jinai bus duologija, tai net nereikės laukti tragedijų ilgos serijos. Aš irgi džiaugiuosi iš tikrųjų, nes dabar, kai pamatau, kai būna 4-5 serijų knyga, tarkim, pirma dalis išeina ir tai yra numatyta, kad tai bus 5 dalis. Aš tokia... Ar aš tikrai to noriu, vien tas, kad laukti. Ir, nebent išskirtinių atvejų, kada knygos tikrai labai labai geros būna, pavyzdžiui, kaip The Book of Azrael. Tikrai nuo worldbuildingo ten yra, kaip pasakyti, tokia turtinga knyga viskuo. Tiek veikėjais ir to visų pasaulio kūrimų, kur ten reikia tikrai labai daug dalykų prisiminti, norint skaityti sekančiam, tiesiog labai svarbus dalykai, kas labai, tu negali išlaukti, nes, tarkim, čia bus 7 knygos. Žinau, kad 5. Tai čia realiai yra beveik Throne of Glass variantas. Čia yra 7 knygos ir tu žinai, kad dar per 3-4 metus serija bus tik tais užbaigta. Gal greičiau, nežinau planų, bet pagal tai, kad į metus bent jau po vieną knygą tikrai nedaugiau išeina. Ir toksai, bet lauk, bet tu žinai, kad verta, tau labai patinka. O visos tokios, kurios tokios lengvesnės ir tu galvoji, labai daug aš esu metus, net ir pavyzdžiui, vienos, dabar galvoju, kaip jinai vadinasi, iš Melisos knygos, jos kitą, parašysiu čia nais dabar, aš irgi, man praeitą kartą aš irgi ją užstrigo man jinai, tai ten yra 5 irgi ar 6 netgi tos dalis, ties 3, aš pirmą knygą perskaičius daviau 5 žvaigždutės, sakiau, wow, čia bus Throne of Glass lygio knyga, nes labai irgi tokia pilna visko buvo. Ties 3 vidurio aš jau mečiau ją, nes užtrumpino man tenais. Tai tiesiog, kai pagalvoji, kartais sunku spręs ir tos ilgos serijos. Bet, pavyzdžiui, su The Book of Azrael, tai aš irgi perščiau pirmą knygą, tai man irgi labai patiko. Bet kai tu sakai, kad šiaip iš tikrųjų tenais jos yra labai storos, aš geriau palauksiu. Perklausys, nes kaip tik dramatais išėjo prisiminimų į tą ir tada vos ne visą, žinai, kažkaip. Dėl to aš sakau, aš gal geriau palauksiu, kol nežinau, dar pažiūrės, kaip man sušvies. Realiai, jie skaitant vieną po kitos, sugrįžti mintimis į pirmą knygą yra alot, nes ten labai daug vyksta dalykų. Jau pirmą knygą belia kokios istorijos. Jo, tai jos yra storos ir ten tikrai labai daug vyksta dalykų, tai toksai suvesti galus tos svarbius, tai yra jo. Tai dėl to mes ką dabar skaitom The Poison Daughter, kas yra standalone. Ir man atrodo... knygutė. Taip. Ir man atrodo, nežinau, gal ir jums aktualu, kažkada mes galėtume pašnekėti apie knygas, rekomendacijas, tiesiog standalone, ką pačios skaičiusios, kas šiaip rinkoje yra, iš ko rinktis. Tokia, grinai palette cleanseriam, arba tiesiog, kai noris geros istorijos ir kad jinai būtent romantasy istorijos, jeigu kalbant. Ypatingai, kai dabar, ką mes turim, tai tik serijas realiai. Kas išeina, yra tik serijas, tai kai išeina ta viena knyga. Tos duology dar čia yra labai geras variantas. Trilogija irgi man yra priimtinas. Bet jau viskas toliau. Tai, sakau, išimtinais atvejais, kada yra tikrai geras, bet
čia labai retas atvejis. Bet ir ne tik, kad ir jeigu jinai ir yra gera, bet, žinok, atsibosta. Ne tik atsibosta, bet labai yra sunku, yra tiek daug. Tiesiog. Aš ne veltui buvau pradėjus šiais metais, ne šitais, anais metais, tokias rudenį, kaip tik nes ruduo mano žiūri stiprus buvo, tas 2 tokias serijas ir jos abi yra po 5 knygas. Tai vienos iš jų, aš jau paskutinę knygą išėjus gruodį, man atrodo, aš sakiau tiesiog nebeskaitysiu, nes paskutinė 4 mane labai jau trigerino, kartojosi, pradėjo erzinti tie patys dalykai, tas toksai out of character jausmas, kur, tarkim, MMC buvo toks ir toks, o dabar jisai pasidarė tik tais, žinot, kaip daug kas stumė dėl Quicksilverio 2 dalies, kad Kingfisheris patapo toksai, toks apie nieką. Tai kaip tie veikėjai praranda tą savo tapatybę, neįdomu, ir tas siužetas pasikartoja. Tai dabar dar kitos serijos, kur sakiau, tikrai pabaigsiu, bet aš jau net 4 knygą skaitant, jau buvo toks, nes 3 užsibaigė, aš maniau, ten nuneš stogą, ant kiek gerai, žiauriai stipriai, ir 3 knygos, aš visom 5 žvaigždutės daviau, nes ten buvo drebino pasaulį. 4 tokia 3 žvaigždutės, vos ne vos iš to gailėšio, ir dabar, man atrodo, jau tą išėjus paskutinę, pasižiūrėsiu, kokie vertimai reiktų, manau, perskaityti, bet toks, o tokia gera, ir MMC ten, ir FMC, ir kam reikia tų 5 knygų? Padaryk tas 3 stipres knygas, gerai 4, nes ten iš esmės, nėra toks gilus pasaulis, kad kažką jau ten stipriai pasakot, ne, tai kam reikia? Tu žinai, kur knygos for fun, aš kalbu apie tas for fun knygas, kurios buvo, žinai, for fun. Jo, bet žinai, sakau, kad ir pirmą tai būna, kad išsisėmė, ir jeigu ir neišsisėmė, kaip ir aš sakau, pavyzdžiui, man atsibosta, ne, tarkim, knygos, tarsi aš šakinėjau tarp knygų, tai kartais, kad ir kokia įdomi yra serija, jeigu tiesiog eina ten 5, 6, 7 jau eina, ir jeigu dar yra stora, kad ir kaip man įdomu yra, tiesiog aš jau nebenoriu būti tam pačiam pasaulyje, nes, žinai, man atsibosta. Matai, tau kitaip, man, pavyzdžiui, jeigu patinka, tai žinai, kad aš nebaigiu, aš visada visą seriją pabaigiu, nes aš būnu tiesiog man net nesinori minčių kitur nukreipti, kol čia yra, tarkim, neužbaigta. Tai man patinka tas tęstinumas toks, žinai, tau šiek tiek kitaip, bet, jeigu tu net neturi to, kad tau nusibosa, bet tau nusibosa, nes tiesiog, nusivažiuoja? Nes nusivažiuoja, žinai. Tai, čia labai blogai. Tai įsivaizduok, jeigu, kai tu skaitai per tarpais didesniais, tai kaip tu sugrįši į knygą, kuri jau tau skaityta daug seniau ir dar tokia nulieva. Pavyzdžiui, aš esu skaičius šitą seriją, čia yra Trial of the Sand Queen. Paskutinė knyga, neperskaičiau dar. Tai apie ką aš norėjau pasakyti, aš pabaigiau tas 3 knygas ir tu prisimeni, kai baigėsi 3 knyga, kokiu plot twistu? Pasakyk man. Ir, žodžiu, papa. Tai va, ir esmė tame, kad po šito įvykio tu žinojai, kad stipriai tai pasibaigė toks tau, tipo. Ir aš niekaip, ta prasme, jinai yra storiausia ir aš žinau, kad kas skaitė šitą knygą, sakė, kad jinai tiesiog tokia, kad pabaigti ir dar jinai storiausia, tai come on. Ir aišku, kad jisai ten, kaip pasakyti, ten, žodžiu, buvo jau iš kitaip, supranti. Jo, bet man tada reikia pažiūrėti, nes aš neprisimenu visiškai galo. Nes aš prisimenu tik tais labai tam tikrą vietą ir aš nežinau iš tikrųjų, dėl ko sugrįžti. Reikia, žinau, ko man vienintelis motyvacija grįžti. Gyvenime tas čekas neuždėtas. Jo, mane diorgintų. Ir dėl to, kad jau baigta serija, žinai, ir bus tiesiog pabaigta jau. Man būtų didesnis tas, kad įkvėpimas, jeigu žinai, kad jinai būtų nuverta to. O kad čia jinai yra žiauriai išstorinta, čia yra, kai visos knygos apie 400 buvo, čia yra 650 virš, 60. Ir bet didelėm raidėm. Supranti, kad, ne visai didelėm. Tu supranti, nes kad jinai to neverta. Tai nežinau. Dabar man priėmė pasižiūrėti. Gal dar nieko buvo, bet šiaip man šita, aš nežinau, neskaitos populiari šita serija. Nemažai hypo turi. Man asmeniškai, aš nemeluosiu, aš net nežinau, dėl ko aš pradėjau skaityti. Ir galbūt pamačiau gal vieną TikToką, bet man daugiau jos ir nemetė. Pasakojo tą tokią aktorę, kuri irgi buktoka, tą tokią, nepamenu jos vardą, bet vyresnė. Kaip atrodo? Tokia blondinė, trumpai. Iš Grey's Anatomy? Jo. Žinau, kad Catherine. Tai jinai labai hypino tą knygą ir aš, man atrodo, nuo jos susigundžiau ir nusipirkau. Man irgi metai, tai gali būti, kad tas pats. Jo, ir aš šiaip, žinokit, nerekomenduoju. Jinai labai mild,
tokia... Aš irgi, aš pasakius, nelabai ir prisimenu, vadinasi, man nepaliko kažkokio labai didelio įspūdžio, tai gal neverta. Neblogos buvo knygos, bet kad vertinant bendrą seriją ir tipo rekomenduotum, tai ne. Ir šiaip labai prasta kokybė tų knygų, nes mano kitos... Pavyzdžiui, pažiūrėk, kaip ta mėlyna atrodo knyga. Ta folija, dėl to... Netgi dabar paėtų, nuėjo. Tokia atrodo labai prasta. Arba, pavyzdžiui, antra knyga, tai neturėjo tos folijos, tai jinai normaliai atrodo. Tai vienu žodžiu, būtų tokia irgi antirekomendacija serijos, kurią, sakau, guli... Jinai nėra nei blogai, nei gerai, tiesiog yra, kaip tu sakai, mid. Tokia nieko nesukelia, tiesiog. Jo. Nežinau, gal kažkam, aišku, patinka, kaip pasakyti, be abejo, skonis draugų neturi. Reikalas, bet man tokie tikrai yra geresnių knygų, ką geriau imtų skaityti ir tiek žinių. Jo. Tai va, jeigu grįžtant prie mūsų dabar skaitomos knygos, aišku, labai tu nedaug perskaitai. Bet man patiko. O kaip tau? Aš perskaičiau dar tik 25% ir šiaip man patinka irgi nėra, kad kažkas negirdėta, nes šiandien yra apie būtent irgi karalystės ir čia man šiek tiek pradžia net priminė Walking Dead ir tas jų įsikurtas gyvenvietės. Nes tie ten, kaip jie čia vadinasi, tie tokie breathers ar kokie jie čia, tie tokie... Žinau, kur jie ten irgi puola ten iš tų kampų tokie... kaip monstriukai, žodžiu. Ir jie tenais, kaip pasakyti, visam tam pasaulyje gyvena, jie ten, kilina ten tos žmonės. Ir tos dvi stovyklos, tai kur vyksta veiksmas, viena ta gyvenvietė, kurios vadovas yra tėtis, pagrindinės veikėjos. Ir jie ten turi žiauriai daug brolių, jie ten 7 ar 8 yra. 8. Turi ten tų supergalių visokių, kas ant kokių, kai kurie ten slepia, MMC ten irgi turi tam tikrų galių, jinai savo bučinių gali ten. Jo, bet šiaip visai įdomi magijos sistema. Taip, tikrai visai įdomi. Ta tokia sistema įdomi, bet tas turiuomenys siužetas, kad atvyksta iš tos kitos, kur yra įtarimų, kad tas tėtis prisidėjo prie tos prieš 10 metų stovyklos, ten, kaip pasakyti, nes ten užpuolė juos ten tie breathers, jeigu gerai prisimenu. Ir fainas dar faktas, kad jiems yra virš 30, apie 30. Tai irgi vyresni veikėjai, nes, kaip pasakyti, mūsų pagrindinė veikėjai tokia našlė, nes pati nužudė ten tą savo vyrą. Ups, kaip pati sako. Kažkokį užtekino tėvas už vyresnio senio žodžio, bet ten pas jos šeimoje irgi meilės nėra, jinai turi tik tai vieną sesę ir vieną brolį, kurie yra artimesni iš tų visų 8 ir... Žodžiu, jinai yra dabar ištekinama už to laukinio, nes jie tokie pradžiai, tokie nedaug perskaičius, tai žinai, kad už to... Palašau, tau reikia, kad neprispoilint, kaip ten kas. Realiai, ties čia ir baig. Aš tai žinau, kad turi už kažko ištekėti. Jo, ir šiaip man patinka jų dinamika. Dar nepriejau prie tos dinamikos. Man jie faini tokie, nes buvo jų toksai susitikimas, kuris anais taip biškutėlis pamaišė kortas ir paskui toks vienu žodžiu buvo... Šiandien. Tai tu jau pradėjai, tau net nereik pradėti. Aš šiandien važiuoju, mašinai vairuodama. Aš iš tikrųjų, man labai gaila, nes aš tiesiog dabar be proto, man sunkus laikas su darbais, aš neturiu kada skaityti. Ir jinai labai tikrai traukia, aš atsisėdu ir aš nenoriu, kaip pasakyti, neskaityti, nes tai irgi stora. Čia tie 25% yra palei viršų. Jinai yra berots beveik 700 puslapių. Jo, jinai beveik ten 600-700, tikrai tokia iš... Stand-alone. Stand-alone, bet, žinai, daug kas sako, kad tai yra... daug kas tiesiog taip įsireiškia, kad taip reikia rašyti stand-alone'us. Kad, tipo, nuo pasaulio iki siužeto meilės... Kad, tipo, labai geras. Tai mus domina jau pradėsis. Tai va. Tai nežinau irgi kaip toliau, bet irgi ties čia pabaigsiu, jeigu tiek sudominom, kiek Korneleva jau įsikūrė. Man iš karto, jau skaitau. Tai sakau, man patinka kol kas jų tą dinamiką, aš jaučiu tą kibirkštėlę tarp jų, tai man jau užtenka judėti priekį ir manau bus tik tais geriau, pas jos ir ta trauka tokia stipri yra, tai fainai. Tai va, nežinau, ką kito dar... O ką perskaitėm? Aš savo 4 knygeles, kurias baigiau. Aš pasakysiu, aš per 2 metus aš nesu patekus, nes nuo paskutinio karto irgi nuo būtent tą, žodžiu, nesakysiu, nes gal dar kažkas nėra perskaitęs, dar, jeigu yra tokių žmonių. Tai nuo tos paskutinės knygos su neštumu praėjo beveik 2 metai ir čia yra mano nekenčiamiausias, man atrodo, daug kas nemėgsta šito traupo neštumo. Ir per tos 2 metus, man atrodo, gal maks viena knyga, bet aš net nepamenu, kad būtų buvus su neštumu. Ir aš šiais metais esu papuolus į kažkokį neštumų užburtą ratą, nes taip jau gavos, kad 3 knygose aš sutikau tą fucking neštumą.
Bet, žinokit, nebuvo dar taip blogai. Gal šiek tiek erzino, nes klausiau Bad Bishop, tai iš tikrųjų išklausiau, nes kai sužinojau, kad, nes irgi ten buvo išprievartavimas ir jinai tiesiog pastojo ir aš tiesiog sakiau, jeigu būčiau skaičius, gal tikrai nebūčiau skaičius, bet kadangi audio MMC balsas buvo labai toks vedantis į priekį, tai išklausiau aš tą knygą, tikrai nebuvo taip labai blogai, ar kažką irgi tenais mane labai sujaudino, tai ne, gale irgi toks, vidutinis toks plotvisas, bet, visai neblogai. Toksai laikui praleisti, jeigu audio klausant, tai tikrai visai neblogai. Tai va, tas, sakau, neštumas ten toj knygoje jau buvo pirmas. Bet čia bent jau iš pradžių, žinai, tai prasme, aš dar... Esmė tame, čia irgi nusiteikti iš tos pusės, ten yra age gapas, man atrodo, jam 27-28, ją kai išprievartavo, jai 17 ar 18, va tas va toks buvo. Ir visą knygą realiai siužetas vyksta, kad, jinai laukės, nebuvo to prieš ir after, nes ją įkišo jam, kaip, padėk čia mums paslėpti, žodžiu, šeimos, nes ten mafijos, žodžiu, šeimos, kad būk čia jos tas vyras, ten kažką tokio, mes tau kažką tokio. Tai va, iš tos pusės, kad nebuvo, kada jinai nebuvo nėščia, tai man va tas šiek tiek, Bet žinai, kad aš gal tokias knygas dar labiau pateisinu, kad jau, žinai, iškart yra tas traupas iš pradžių, o ne pavyzdžiui, kai yra, tarkim, yra kelios knygos, ne, viskas yra fainai, pasibaigia ir tada taip epilogas. Pregnant, taip. Jo, man pat gale, tas happily ever after ir dar, kad būtinai lauktis reikia. Grinai, ypatingai, jeigu kokia nors buvo badass, ta prasme, buvo belia kokia, žinai, tipo, moteris, tipo, kam? Kad, tipo, vis tiek geriausias dalykas, aišku, tai yra geriausias dalykas, bet, žinai, galima ir nedadėti tą į epilogą. Galima interpretuoti, kas kaip nori, koks ten yra tas happily ever after, bet, jo. Bet atrodo, kad daugiau nėra jokios alternatyvos tam. Žinai? Aš dėl to romanų nemėgstu, aplamai romanai man mažiau patinka, nes dažnai tai pasibaigia vestuvėm, vaikais ten ir panašiai. Ir toksai, tipo, neįdomu visiškai. Tai va. Visiškai sutinku. Aš vėlgi labai daug neskaičiau, bet aš sakau, aš pabaigiau savo užbaigtukus, tai Dagger Mouth. Tada užbaigiau, ašgi vis dar esu Zodiako akademijos visatą įkaitę. Tai dabar pabaigiau, nežinau, visa visata yra iš 24 knygų, man atrodo, jeigu neklystu, nes Zodiakas yra iš 9, man atrodo, Ruthless Boys yra iš 5. Nes matai, dabar eina tos, aš nežinau, tos šitą Never Keep. Ir antra, gal net trečia. Dabar ką tik išėjus yra. Tai jinai yra iš labai daug knygų. Ir aš pradėjau Zodiac Academy, sustojau ties 7 knygą, nes jis po to labai yra ilgos ir jos yra man įdomios, man vis tiek mano Trash TV, bet jos yra tiesiog tokios ilgos, kad jau... Mes praeitą kartą šnekėjom, aš jau tiesiog aš labai pavargau nuo jų, tai aš tiesiog noriu pabaigti ir po to gal grįšiu į tą seriją, nes vis tiek prisimenu, kadangi aš labai ilgai jau skaitau ją. Ir pabaigiau tą Ruthless Boys, nes po 3 pirmų Zodiako reikia šokti į 5, jeigu skaitai pagal eiliškumą. Dabar pabaigiau 3, bet irgi baigiau tam, kad baigti, nes irgi toks, žinai... Kad greičiau. Viskas per tą patį ir aš jaučiu, kad aš kol kas pailsėsiu nuo šitos serijos ir po to pabaigsiu, nes man tiesiog jau biški too much. Aš lengviau būtų, nes aš mačiau yra tas Dramatize, tai gal dalį, žinai, vos nesuklausyti, toks, žinai, vis tiek, kadangi tai yra Trash TV. Aš pasidariau Zodiako 7 knygą, pasiėmiau iš Audible, ne? Aš skaitau, aš ją klausau ant 2x. Aš ją skaitau ant 2x ir vis tiek dar liko 6 valandos sen. Eina savo. O aš jau tenais, aš 16 paklausiu. O kiek ten yra? Iš viso tram kažkiek tenais, ar kažkiek valandų yra toj paskutiniai. Nes ta 7 ten štuka puslapį yra, pažiūrėk, kokios storinai yra. Heartless Sky. Aš dabar nenoriu čia paspaust, kad man tas neįsijungtų. Jo. Nerodo, kiek čia tų valandų, bet spėjau daug. Belekiek, žinok. Belekiek, tikrai belekiek. Tai va, tai sakau, kol kas pabaigiau tą Vicious Fay ir pabaigsiu Heartless Sky ir kadangi aš neturiu problemos kadangi aš vis dar prisimenu visą Zodiaką. Throne of Glass atsirado, full cast, Dramatize jau. Riridas. Aš tada neskaitau Rirido, aš dabar šitą klausysiu. Ačiū Storytel, kad Dramatize pasirodė. Wow, pirma dalis, bet viskas klausau. Aš jau taip sudarau. Dabar reikia girdėti, jeigu bus ten tie... Dar remind me, ta prasme, kada čia nais. Vadinasi, tai... August 28. Nu gerai, negreit, bet
apsidžiaugiam, aš užsisakysiu. Bet bus šiais metais. Bet bus šiais metais. Tai va, tai sakau, pabaigsiu dabar dar tą Heartless Sky ir kadangi neturiu problemos šokti atgal į seriją. Taip, tai va, sakau, toksai... Nes vien dėl to, kad man nepatinka miksuoti, tai žinai, čia mano biškai kertasi asmenybės tipai, kad man norėsis viską iš karto. Nepatinka Zodiakas su Ruthless Boys turi minėti? Ar turi minėti, kad jeigu pradėsi, turi pradėti viską? Jeigu man nusibos, aš, tipo, nenoriu mesti, nes jeigu metu, man tada aš sunku grįž būna kažkada. Taip va. Duosiu žinoti. Tai va, toks guli, vat, jau... Tai va, sakau, pabaigiau šitą, tada vieną nelabai verta sakyti, kas... Nors man patiko visai galas jos. O kiek va šiais metais jau... Aš šiaip labai nemažai. Aš mažai. Aš šiais metais perskaičiau, ne 7, palauk, 9 čia galas skaičiau. Mano šita dabar 20 jau eina, tai taip neblogai man. Sakau, man visada sausis. Aš 10. Visai neblogai va einasi, bet aišku dabar nemažai klausiau. Šiaip ką galiu irgi paminėti, bet jau per storius ne per storius buvau Reelsą padarius, nes perskaičiau tokį Dark trilogiją su novelė plus Maura Quinn, tai Embrace the Darkness. Tai šiaip irgi čia nais, kadangi buvo kai kur neštumas, bet ten taip įsisprendė kažkaip biški kitaip tas neštumas. Ir nebuvo labai tas, nebuvo gale, nebuvo focal point, ne happy. Jisai visai gerai tenais, toksai, kaip Dark Romance, tai sakau, nebuvo kažkokių, vat, pavyzdžiui, kaip ta kita vat serija, kur buvo mūsų gruodžio mėnesio, kur labai žiauri irgi Edge of Darkness. Tai ten visai įmanoma trauma toj serijoje yra. Nu, jinai tikrai dark ir ten labai negailėjo ten tų veikėjų, nu, ten tiesiog gaila jų būdavo. Nedomina. Tie žmonės net nėra tikri, žinai, ten yra veikiai, bet tau vis tiek gana kaip gaila visą tą laiką buvo. Tai čia tikrai nebuvo kažkokio super dark, aišku, buvo dark tikrai dalykų, bet jinai nebuvo tokie, kur tave emociškai labai išsekina. Jin tokia, pavyzdžiui, pirmą knygą aš perskaičiau per parą ir ten, manau, aš kaip tik pradėjau per Valentinkę ir sakiau, man net nereikia niekur varyti jokio pasimatymą, mano pasimatymas. Tai tokia, grinai šipsaisi, nes jinai tokia, nusakau, dark, bet su tokiu, kam patinka dark, tai tokia kaip, nu, kaip saldainius, vat, sueina. Ir aš ten tokia savo ir šipsiukas ir viskas, tai labai patiko. Antra, trečia, jau biškutėlį, gal trečia jau tokia jau biškai pradėjo atsibosti, nes tokie irgi galbūt pasikartojimai būčiau sakius, nes kadangi dar buvo novelė, nu gerai, gal ten į 2 nebūtų tilpę, bet, nu, vat, taip, va. Bet visai man patiko ta serija, aš taip, vat, rekomenduočiau ir aš pasižymėjus visus kitos, tos jau sunkiai šnekės, visas knygas tos autorės, kurį jinai parašęs, nes jos labai aukštai, kaip Dark Romance, kad knyga būtų įvertinta 4.30 ir virš, nu čia yra retas dalykas. Ir jos visos knygos 4.3, 4.35, 40, kas yra ne 3, 4.3, turiuomenį, 4.3, hebra, jau viskas man, viskas. Ir išimpoilino visas smegenis. 9 valanda filmavimo. Tas, nu jūs matėt, pradėjom, kai dar saulė švietė, saulė nuėjo, dabar jau naktis ateina, Tai jo, tai va, sakau, tikrai tokių highlightų buvo, savo dar kažkokį gali, aš pažiūrėsiu greitai, ką dar. Aš sakau, aš dar žiūrėjau, nes vėl iš TikToko prisižiūrėjau, žinai, kokia aš esu, skaičiau War of Her Heart, šitą, čia dar baigiau ją praeitą mėnesį, sakiau apie ją kitam podcast'o serijai. Nebuvo labai, nu, tipo, meh. Tipo, nei gerai, nei blogai, bet susiskaitė. Galėjo ir nebūti. Susiklausė, aha. Ir tada skaičiau antrą dalį, čia yra Interconnected, žinai, kur yra... Iš tam matyta iš viršelio. Tai va. Plauk, pasakyk, kad... Cross Her Heart. Nes senais šnekam vieną kitai rodom. Jau jūs palikom ten už durų. Oi. Cross Her Heart. Tai vėlgi. Tada iš tikrųjų ne 3, aš pažymėjau 3, padaviau 2,5. Šitai pažymėjau 3, padaviau... Net pažinau 2, bet padaviau 2,75, blembai, reikėjo daugiau biškuką. Bet kodėl? Ne šita Interconnected, bet šita serija bus iš 2 knygų. Tai visa knyga buvo įdomus bent, nebuvo labai įdomus bent. Kažkas mane traukė, klausiausi tiesiog klausytis ir galėjau vis tiek, žinai, paskutinis sakinys ir aš tokia, tavo reikės vis tiek skaityti tą kitą knygą. Iškart pasiėmiau. Vis tiek užkabino. Taip. Ir paskutinė knyga, kurią perklausiau, tai yra Gitana, ačiū tau. Tai Loving a Vampire is Total Chaos.
Nu, žiauriai linksmas banteris. Tas man visiškai Gitanos. Čia žiauriai linksmas banteris, žiauriai linksmai susiklausę. Turim stokeriuką, vampiriuką ir, žinok, I love, obsessed. Tikrai, žiauriai, aš davau 4, man labai linksmai susiklausę. Jisai toks su humoru biškutėlė, ne? Labai su humoru. Labai su humoru, bet ir šiaip jisai pats tas pagrindinis veikėjas, bachuriukas, yra toksai, žinai, obsessed. Jis toksai biškai galbūt čičiut dėl lulų. Žinai, pavyzdžiui, gali, įsirauti į chatą ir tau sulankstyti rūbus. Man praversi, nes vieną kokią čia besitvarkydama, kad galėtume filmuoti, kokią krūvą turėjau susilankstyti. Tai praversi. Tai reikėjo man, sakai, būčiau to žiauską būti sulankščius. Masked man, žinai, bet jeigu atvaro, dar tau, žinai, sulanksta rūbas. Ta. Sakau, bet man tikrai labai buvo fainas Pallet Cleanseris, labai linksmas, aš dar sakau, klausiausi ją, gražus balsas, tai kol tvarkiausi, tai man patiko. Ir tiek iš manęs, nes kai vėlgi biškai sunkiai iš šitos metus jau kovas yra, bet man sunkiai sekas. Nežinau, aš tada užbaigsiu, galiu irgi savo audio tokiais, aš pradėjau klausyti Four Horsemen būtent Dramatized. Ir irgi dabar jau esu 4 knygoj, dar neįpusėjau, toks skaičiu 30%. Šiaip irgi, kadangi neturėjau visiškai jokių lūkesčių ir tiesiog ieškojau, ką klausyti, nes dabar tiesiog sakau, kai mažiau laiko turiu skaityti, tai noriu susiektą laiką kažkaip įprasminti ir be knygų aš negaliu, čia dauguma. Tai klausau ir žinokit, tikrai patinka. Pirma dalis, kur ant viršelio Tamlinas, galima sakyti. Absoliučiai Tamlinas. Bet man viena gal tokių, jisai toksai, iš esmės toksai optimistiškai, vis tiek jisai neša tą marą, toksai visas tos žmonės kilina ir panašiai, bet toks nekaltutis tam tikrais dalykais, toks optimistiškas ir toks gerai nusiteikia, toks vienodžio. Taip, aš nekas yra, man dabar šiaip mano naujas mėgstamiausias bus tas mini trope, kai bachūras yra nepatyręs niekuom su gyvenime ir pana labiau patyrus, nes taip pat yra Hallie Hazelwood Bound šitoj knygoj. Tai mano čia naujas mėgstamiausias bus mini tropas. Tai man irgi, kai aš išgirdau, aš toksai, tai skanus. Toksai cute. Toksai grumpy cute. Jo, visiškai. Tai man visai kažkaip nustebino ir pirmos knygos įgarsinimas labai labai geras yra. Taip, nes dabar pati klausau. Kaip pasakyti, MMC gera, tas narratorius galima sakyti. Antra knyga ir, sakau, žinot, vis tiek realiai tai yra pasikartojantis siužetas visose knygose, bet aš manau pliusas tas, kad tie patys veikėjai sukurti taip, kad jie būtų kitokie ir įdomus. Nors siužetas panašiai eina ir tu žinai, kur viskas eina ir kuo ten baigsis, bet tie veikėjai kažkaip jie tave įtraukia ir tu vis tiek susiklausai. Tai nežinau, ar būtų lygiai taip pat patikę skaitant, bet klausant, ir dar Dramatized yra. Ir dar Dramatized, tai labai patinka. Tai kadangi daugiausia vilčių dėjau, nes maniau, kad 4 knyga bus ta mano knyga, tai pasižiūrėsim, ar tikrai mano, nes aš nežinau, ar aš kartojos, nes mes jau kitų dar video įrašinėjom. Sakiau, kad pagrindinio veikėjo balsas, kadangi jisai yra Death, tai jisai yra kaip Voldemort. Taigi, nes aš gal kitą. Kas čia per dažavu? Man tiesiog, neveltui sakiau, čia jau sapnuojam, kažkokią sapnuojam, jau čia iš realybės išėjusios. Man šita podcast'o diena atrodo jau kaip savaitę. Atrodo, ką aš nekam, bet vien dėl to, kad mes dar ir kitus video su telefonu filmavom, tai wow, jau galiu. Grinai, čia ką tai buvo tiesiog circle back. Jo. Tu paskaitai. Tas tavo. Aš galėčiau surašyti, kad man kai žadintuvas ryte skamba. Primeti? Tai tu galvoji, kad ta trauma yra nuo to demonų paralyžiaus, to būtų to. Jeigu norite ir jūs tokio žodžio skambučio kreipkitės, atsiūs voice. Bliam, sakys, girdi žiūrė, galima, sakė. Galėsim į mūsų chatą klubą įmesti. Tiesiog be jokio siužeto, tiesiog be konteksto. Jau crazy mergaitės yra. Ką, mergaitės mano mielos, atėjo tikriausiai pabaiga mūsų šiandienos, kad jau nesikartotume. Tai ačiū, kad išbuvot iki galo. Kokį šiandieną žodį komentuojam? Abadabadabadab.
Ne, žinai ką, Voldemortą. Voldemortą, sakykit, rašykit Voldemortą. Voldemortas ir ačiū, jau vėl kartojas, bet ačiū, kad žiūrėjote ir subscribe. Like, subscribe. Jo, aš labai laukiu, kada atsiras pas mane galimybę hype mygtuką paspausti. Ką sakai? Hype mygtuką paspaus, kur gali ten papildomai iškelti, ten labai ribotą kiekį, tokia žvaigždutė atsiranda. Čia kažkokios naujos magijos. Tas hype dalykas yra nuo subscriberių skaičiaus, tai nepatingėkit, jeigu žiūrit ir laukiat mūsų video, tai tikrai paspauskit prenumeruoti. Prenumeruokit Contribui. Taip, galit, jo, visai pamiršau. Jeigu norite papildomą kontentą. Nemažai merginų jau prisijungusias prie mūsų Contribui ir tiek per stories tikrai stengiamės daugiau įkelti ir va šiandieną esam nufilmavę, ką įkelsim į Contribui. Ir šiaip dar filmuosim tokio papildomo turinio, kuris irgi bus YouTube, bet bus pasiekiamas tik tais Contribui, tai paliksim nuorodą irgi komentaruose. Ir nežinau, kai visada gali dar pasiūlyti ir temų. Kažkaip mažokai siūlot komentaruose temų. Nebijokit. Nesipendžiam, mes labai mielai. Nes kartais truputėlį jis atrodo trūksta tos kažkokios idėjos, nes tai būna dar ir nuo nuotikos priklauso, apie ką nori pašnekėti, nes šiaip buvom kovai pasirašę visai kitą planą šnekėti, bet sugalvojom, vakar, sakau, vakare tiesiog pasirašėm naują planą. Tai va. Bet ir, arba, žinai ką, arba tegul duoda mums challenge, žinai, galbūt kažkokia perskaityti kokią nors, žinai, tam tos yra Milking Farm, žinai, ką, kokią nors, kurios... Gitana, tarp kitko, man liepia tą knygą perskaityti. Žinai ką, aš su savo panom, savo atskiram chat'e, šneku, kad irgi įmetė. Ir iš tikrųjų mes tai juokiamės, bet šiaip visai neblogai vertinta yra. Tai galbūt turit kokiu nors tokių unhinged, visiškai crazy knygučių, kur mes galbūt nepaimtume. Norim daryti su Gitana, tą tokia, žinai, kaip būna tie lietuviški romanai, kur ten, nežinau, 50 puslapių tokie, kur ant viršelių tokie, grinai romaniukai ten, kaip sakom, newspapers. Tokio tipo labai ploni, kur ten tiesiog cringy tokie... Tos raudonos knygutė? Nebūtinai raudonos, kur ten jos labai plonos ir jų ten tūkstančiai prilygtų. Tas svajonių knygos. Jo, svajonių knygos. Taip. Tai va, sakom, tokį, žinai, for the plot paimti. Jo, bet aš skaičiuojas, kai man buvo 16, ne? Na. It was not that bad. Tai, bet it was not that 16 bad. tas man buvo, aišku. Tai va, sakau, kažką va tokio galit kažkokių ir šiaip mums challenge iššūkių, nebūtinai su skaitimu. Va, pirmą, kai darėm... su tais bum-bum darėm. Bum-bum-bam. 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 Jo. Tai va, tiek jaučiu atsisveikinsim ir sustiksim dabar jau, kas eina po kovo, balandis. Jo. Balandis eina. Tikriausiai sustiksim apie balandžio, va, nuo 14 iki 16. Vidurikį. Ir jo, iki kitų kartų. Kaip kokia kalba galima atsisveikinti. Ačiū. Ciao. Italian, ciao.